1980 pabaiga. Šiaurės Lenkija. Jolanta eina iš darbo. Diena išvargino. Prie jos langelio su rūbų taisymo paslaugom nuo ryto iki vakaro stūksojo klienčių eilė. Petkelnės – deficitinė prekė, o plyšta dažnai. Jolanta svajoja tik apie dušą ir miegą, tačiau ne šį vakarą. Jos laukia dar skalbiniai, na ir reikia pagaminti rytojaus pietus vaikams. Pirkinių maišai veržiasi į delnus. Ji prieina posūkį, kai priešais išnyra užsimaskavęs vyras. Jis spėja suklykt, tačiau balsas sustingsta, kai jos galva pasiekia smūgis. Teroro apimtų žvilgsnių Jolanta stebi krentančius pirkinius. Užpuolikas, nelaukdamas, suspaudžia rankas ant jos kaklo. Po akimirkos Jolantos kūnas guli sukniubęs. Vyras nusitįsia ją nuošaliau, prie netoliese esančio geležinkelio bėgių, link krūmų. Vėliau jis grįžta ant tako, susirenka pirkinius, o po pažastimi nešasi Jolantos striukę. Pastebėjęs kraujo dėmes, jis ją išmeta artimiausiam konteinerin ir pasitraukia į naktį, į medžioklę. Kraujas, ugnis, brutalizacija, pasaulio paslaptys. Čia Proto Pemza. Sveiki! Jūsų ausyse arba tiesiai smegenyse girdit savo nuoširdžiausią parasocialų internetinės erdvės santykį – podcastą Proto Pemza. Iš Lukiškių kalėjimo, 200 km jai pro Kauną, nuo Punsko, sveikinasi, tikiuosi daug faktų apie mielus žverukus atsinešęs Povilas. Kelis turiu ir tikiuosi nereiks panaudoti, bet bijau, kad teks. Labas. Labai reikalingas šiandien dėl ramaus ir įžeminančio balso Aivaras. Labas vakaras, Tomai. Antrą nedėkingiausią vaidmenį šitam epizode kovingai pasiruošęs priimti ant krūtinės Vilius. Hai! Bei aš, nekantraujantis jums regurgituot visą šitą perskaitytą bjaurumą, Tomas. Labas. Ahoj, hoj. Ką jau čia mums paruošiai šiandien, Tomai? Šiandien turiu jums vieną šlykštų epizodą. Kalbėsim apie turbūt garsiausią Lenkijos serijinį žudiką, pramintą pravardę Vampir Zbytowa. Vampyrų iš Bitavo. Jei turit lakę vaizduotę ir po to jumis sapnuojasi, arba kapsykis esat patalpoj su vaikais, tai šitas epizodas tikrai nėra jums. O jei esat vaikas, tai mes jūs negalim sustabdyti, ale galim žmogiškai rekomenduoti neklausyti. Aprašomi įvykiai drastiškai, jie tiesiog bjaurūs ir epizodas smirda. Patikėkit, kai mes tai sakom. Mes žinom, kas yra neskanu. Ir mes negalim išeiti. Taip. Pagrindinis epizodo šaltinis – žurnalistės Magda Omilianovič paruošta knyga Vampir, jak rodzi się zło. Vampyras kaip gimsta blogis. Taip pat TVN24 reportažas Superwizjer, Alicja.pl straipsnis Leszek Pękalski Vampir Zbytowa bei RMF24 straipsnis Historia vampyra Zbytowa. O davai pasiplaginam pradžią patys? Jo, šitam epizode ir taip nebus daugiau reklamų. Tik, kad čia nėra reklama, o skelbimas. Užeik į mūsų Ko-fi arba Patreon paskyrą, kur už vos 3,50 gausi prieimą prie didžiulio turinio katalogo. 3 PM. Kokia yra Iliuminatų įkūrimo istorija? Ar yra moterų serijinių žudikių? Kaip vyko pabėgimas iš Panerių bazės? Kas bandė pagrobti lėktuvą iš Kauno į Palangą? Ir būtent savo rėmėjams skelbsim apie sekančio 100 epizodo įrašo vietą ir laiką. Būtent! Mūsų jubiliejiniais blevizgos apie kraują, ugnį, brutalizaciją ir pasaulio paslaptis vyks su gyva publika. Tad kviečiam. Linkus rasi epizodo aprašyme. Ta prasme, 3,50. Čia pigiau nei atšaldyta kiaulienos nugarinė be kaulo ir odos. Vakumuota 1 kilogramas. Užeik! Didžiulė turinio biblioteka,
papildomi pliusai rėmėjams bei informacija apie artėjantį gyvą renginį. Kviečiam! Gyvenimas pasitiko Lešeką Penkalskį su prasčiausiom kortom, katras jis perėmė iš motinos, katri perėmė jas iš savo motinos. Lešeką ištiko prastų pasirinkimų ir tragiškų aplinkybių genealoginė kumulacija, o likimas serviravo jam tik prasčiausius nelaimių kakus gyvenimo srutvamzdžiuose. Wow. Vaizdu. Gyvenimo kakai yra vienas įstabiausių dalykų nutikusių šioj laidoj. Lešeko motina, Cecilija, nuo 16 dirbo kolūkyje. Kaimynai prisimena Ceciliją kaip paprastą, ale aštrai žovalojančią, keikiančią, gerančią nei prašau nei vyrai, bei išskirtinai nehigienišką moterį. Parėjus nuo karvių, jie pataikydavo atsigult lovon su rūbais, o netgi batais. Mano krašte terminas žiovanas rei būdavo naudojamas panašiam. Žiovanas? Žiovanas rei. Iš laukų pamelžus karves. Ne, ganius karves. Stebėtinai dažnai pasitaikantis dalykas esi praleidęs laiko kaime. Bent jau kai aš augdavau, tai būdavo ne vienas ir ne du kaime žmonės, kurie buvo žinomi tokiais dalykais. Sutriai. Jo, vat, ačiū. Vat sutrius būdavo jo tokie. Sutrius ne tik iš Šiaurės Lietuvos atkeliavęs, žinokit, yra. Nu, tas kvapas. Kai sakai, kad nenusileisdavo vyrams alkoholio departamente, tai aš kaip suprantu, buvo stipriai pavartojanti alkoholį moteris. Taip. Ne vamžiam išvalyti, bet užpildyti jiems. Taip, kaip mes kavą geriam rytais, tai pas ją buvo alkoholis. Jo. Cecilija įprastai karves ganė su kita moterim. Tačiau vieną dieną, šiai susirgus, pavadavimo atėjo kolegės vyras, Kazikas. Neturėdome apie ką šnekėt, panelė ir žanotas vyras stumdė laiką, stumdydami viens kitam dubenį. Oh, yeah. Graikų romėnų rimtynėm užsiiminėdavo, ne? Ar džiudžitsu brazilišku? Džiudžitsu, jo, labai artėsi. Iš tavo apibūdinimo, tai šiuo metu susidaro galvoje toks labai tankios kvapų paletės vaizdas, žinai, kaip kas ten turėjo. Buketas visas. Ir jis tik blogės. 1966-aisiais jai gimė dvynukai, sūnus Lešekas ir dukra Kasia. Vaikus augino močiutė. Kaimynų teigimu, šita, taip kaip ir Cecilija, buvo vredna alkoholikė. Tai eina per šeimą, jo. Jo. Kaip skaitom pas Omiljanovič. Lešeko namuose nebuvo švenčiami gimtadieniai, vardadieniai ar šventės. Kartais mokykloje Lesio gaudavo šokolado ar vafliukų, tačiau namuose jis privalėjo išlikti budrus ir stebėti, ar motina su močiute vėl neprisigers ir ar vėl jų nemuš. O mušė dažnai ir stipriai. Pavyzdžiui, įkaitinta kačarga. Atsiprašau, kas yra kačarga, apšvieskit. Žarsteklis. Ačiū. Ir jam kliūdavo stipriau nei sesiai. Nes berniukas. Jo. He's a man! Jo. Kaip sakė patsai Penkalskis. Man buvo blogiau nei mano sesiai. Motina ir baba vijo mane iš namų, engė, tyčiojosi, keršijo man. Dažnai miegodavau lauke, nes bijodavau grįžti namo. Jos mušdavo mane viskuo, kas pasipainėdavo po ranka. Diržu, lazda. Turėjau pilną mėlynių nuo to. Joms nebuvo įdomu, ar aš gyvas ar ne. Joms buvo vis vien. Neskamba kaip labai smagi vaikystė žmogui, ne? Retrospektyviai žinant, kuris nueis iš epizodo pavadinimo ir to, kad tu pasakai prieš tai galėtum teist dėl šito, bet yra daug žmonių, su kuriais taip elgėsi, bet jie netapo. Pač kaimuose Lietuvoje irgi tekia matyti ir girdėti daug tokių atvejų. Kur yra tėvo arba senelio figūros? Tėvas nesidomėjo dvynukais. Čia Kazys. Kazikas, jo. Šiaip Kazikas anot kaimynų jį partrenkė žaibas netgi. Wow. Ir jis nuo to laiko ten buvo... Kitoks. Jo, kitoks. Įdomesnis. Bet išgyveno. Bet išgyveno, jo. Wow. Skriaudas namie lydėjo ir aplinkinių patyčios. Vaikai Lešeką nuo mažens traktavo kaip kaimo durnių. Tyčiojosi iš jo, šaipėsi, neretai šnekėdami patikliam berniukui istorijas, kaip viena ar kita mergina jį įsimylėjus. Bei, žinoma, smurtavo. Stumdė, mušė ar šerė jam muilą. Jau.
Visi ingredientai kol kas tragedija yra, čia Tomai ką vardė. Tai matom smurtas namie, smurtas mokykloje arba kieme. Kur rast užuovėją? Krūmuose. Tai va, jisai laukdavo kažkur laukia, kol mama su močiute nulūž girtos, kad galėtų grįžti ir išsimiegot. O kartais ir užmigdavo laukia. Čia tikriausiai esminis dalykas tam, apie ką mes kalbėsim, yra tai, kad čia yra vaikas, kuris neturi jokios vietos jausti stipriu. Nei namie, nei su draugais, nei mokykloj, niekur. Ir ta vieta ras vėliau tikriausiai, kur jausti stipriu. Pagal giliausias patologinių šeimų tradicijas, likimas pažvelgė in Penkalskių namus ir paklausė savęs, ko jiems trūksta dar. Negalios. Seksualinio smurto. Ne. Gaisro. Ne. Mirties. Ne. Daugiau vaikų. Jo. Cecilija susilaukė su kitu vyru, protiškai neįgaliu kaimynu, dar vienų dvynukų. Karolio ir Martos. Klausyk kaip. Čia tas mėšlas, kur aplipė kojas. Kam čia neina kortą tam bičiui, kuris užstatė vaiką, tai visai paėjo kortą iš tikrųjų, bet Cecilijai gal mažiau biški. Tiek vyresni, tiek jaunesni vaikai buvo išsiųsti į globos namus ir taip keliavo iš vienos institucijos į kitą. Tačiau vienas dar toks mažas faktukas apie Lešeką. Gal ieškodamas bent mažiausių kontrolės apraiškų savo gyvenime, o gal tiesiog atiduodamas visatai tai, ką iš jos gavo, Lešekas išsikraudavo, stebėdamas ugnį ir kankindamas gyvūnus. Iš karto. 2 iš 3, ne? Paneigtoji triada pildosi, bet jo. Bet jinai vis tiek į kažką nurodo galiausiai. Tai Lešekas kartu su savo broliais ir seserimis, jie buvo vaikų namuose? Nuo 10, gal 11 jis pateko. Tai juos atėmė dėl to, kad motina buvo pagauta geriant ir nesirūpinant jais. Nebuvo kažkokio ten kataklizmo, kuris perlaužė viską. Taip supratau, jo. Gal net ne visai, nes motina pati atidavė į vaikų namus. Jo. Tai dar blogiau tada. Motina išsiuntė Lešeką iš pradžių į vaiko namus vietoviai Guodžino, tai čia netoli Ščečino, o šitą panaikinus jis atsidūrė panašoje institucijoje vietoviai Pšitocko, tarp Gdynės ir Ščečino. Tai čia viskį sumelavau, čia jam buvo tarp 8 ir 11. Vis tiek jau pakankamai sąmoningas, kad suvoktų, kad jis yra atplėšiamas nuo mamos. O kodėl jis buvo mėtomas tarp vaikų namų? Ar tai buvo kažkoks jo nepaklusnumas, ar tai buvo tiesiog sistemos logika? Panaikino namus. Kita. Vadinamoji reforma. Sorry, koks grūzas, tave išveža į vaikų namus, tada juos uždaro. Aš įsivaizduoju, kad jo galvoj turėjo galbūt ten 9 metų. Vos apsipranti, bet ar nemanot, kad galėjo būti viena mintelė tokia sukirbėjus, kad uždaro vaikų namus, tai gal aš grįšiu namo. Irgi. Ir tada į kitus vaikų namus. Labai liūdna. Žinojot, kad šikšnosparniai, kaip ir žmonės, turi bambas? Žinai, Paulai, aš būčiau pagalvojęs, kad visi žinduoliai turi bambas. Negaliu patvirtinti šitą faktą, bet tiesiog labai keistas kontrastas, žinai, tarp. Čia yra arčiausiai, kiek mes galim tapatinti su Batmanu. Nes arčiau šitai negu finansinė padėtis. Taip. Ir su žmogum voru daug mažiau turim, man atrodo. Priklauso nuo amžiaus ir seksualinio potraukio. Bet taip. Moksliai Lešekui ėjo sunkiai. Tačiau ne tiek sunkiai, kiek socializacija su kitais vaikais. Kaip prisimena vieno jo auklėtojų. Prisimenu jį kaip protiškai atsilikusį, tačiau ramų ir paklusnų mokinį. Tiesa, jis neturėjo draugiškų santykių su bendraamžiais. Visuomet nuošalyje, niekad nedalyvavo mokyklos ar bendrabučio gyvenime. Jis buvo praktiškai izoliuotas tarp mokinių, veikiausiai todėl, kad nesirūpino išvaizdą nei higieną. Visada vaikščiojo purvinas, apsileidęs, prastai kvepėjo, tad kiti mokiniai nenoriai su juo kontaktavosi. Mūsų mokytojų ir auklėtojų atžvilgiu jis buvo labai malonus, netgi mielas. Mes jį užjautėme, nes žinojome jo namų padėtį. Žinojome, kad šeima jį atstūmė. Tai vėlgi, suteikiant abejonės pašalpą, tai jis vis dar yra stadijoje, kur
akivaizdu, kad jam nėra suteikti socialiniai įgūdžiai. Tai vis dar nėra žmogus kažkoks sugriuvęs, iš savęs tapęs žudiku ar kažko panašiu, bet akivaizdu, kad jis neturi net menkiausio įgūdžio būti tarp žmonių, nes jo tėvai buvo absoliutus degradai. Taip, kur jam išmoktam? Jo. Nepaisant intelektinių sunkumų, vienas dalykas jam sekėsi iš tikrųjų gerai. Geografija. Jis valandas praleisdavo prie žemėlapio ir akimirksniu įsimydavo miestų, valstybių, pusiasalių ar kitų vietų pavadinimus. Mame. Meksikos įlanka, Amerikos įlanka. Gerai, kad pasteisėjo. Visus pavadinimus moka. Būčiau visą Lietuvos geopolitinę padėtį sumalęs į miltus. Savo laiką Pšitocko institucijoje Lešekas prisimena kaip geriausią gyvenimą. Globos institucijoje jam bene pirmą kartą suaugusieji, ten dirbusios vienuolės, parodė šilumą. Be to jis pagaliau nesijautė prasčiausias iš visų, už tai, kad institucija priėmė vaikų su dar didesniam negaliam, nes jis turi protinę negalę. Jam lengva oficialiai pripažinta, kad jis ją neturėjo. Ar čia buvo toks tiesiog visų bendras supratimas, kad jis toks ar neįdomesnis, tai tokių durniukas. Visi pažymėjo, kad vos tik tai biskis jom pabendravę, suprasdavo, kad jis kažką tai turi su galva ne taip, o vėliau jam ir buvo nustatyta mediciniškai oficialiai. Okay. Bet čia jis dar vaikas ir čia yra komunistinė Lenkija, tai kažkas atskinosi su tokiais... Tokiom nesąmonėm, kaip psichinė sveikata. Psichologiniais negalios egzistavo tik tai disidentų tarpe. Taip. Laimė truko neilgai. Po kelių mėnesių, 76, 11-metį Lešeką valstybės aparatas išsiuntė į mokyklą Pasviras brūkšnys auklėjimo įstaigą su bendrabučiu mieste Bitów. Tai irgi nėra gera vieta atsidurti tuo metu turbūt. Internatas iš esmės, taip? Ir internatą dažniausiai būdavo siunčiami ypatingai probleminiai vaikai arba tie, kurie pavirsdavo probleminiais. Tai... Man atrodo, kad jis tiesiog išaugo tą amžių, dėl to jį turėjo vietą vyresniem vaikams. Iš progimnazijos į gimnaziją išsiuntė jį iš to į sistemą. Jis ten praleido 6 metus ir po to 82 Penkalskis jau 16 tęsė institucionalizavimą profesiniai mokykloj žmonėms su protinė negalia mieste Słupsk. Edukacija Słupske truko 3 metus, taigi jis išėjo 85 metais 19. Mokslo metus jisai leido bendrabutį, šventes ir vasaras Pšitocko socialinės pagalbos namuose, kaip buvęs globotinis. Ten buvo tokia praktika, kad čia su mumis buvai, tai dar... Sunkiau jo. Po vienos mokyklinių ekskursijų į Torunę jis išreiškė nemažą susižavėjimą miestų ir pareiškė, kad norėtų ten kažkada gyventi. Tad, įgavęs mūrininko tinkuotojo profesiją, jis įsidarbino būtent Toruniai, valstybiniai žemės ūkio statybos įmoniai ir apsigyveno darbininkų viešbutį. Bet jis taip keliauja po Lenkiją. Ar čia viskas yra vienam kampe Lenkijos? Čia visą laiką yra šiaurė Lenkijos, bet keliauja. Taip. Polantroteris toks, ne? Penkalskis pasirodydavo darbe laiku. Tačiau naudos iš jo buvo tiek, kiek iš Viagros moterų vienuolyne. Nedaug. Jo. Okay. Bendradarbiai skundėsi, kad anas yra tinginys ir sukčius. Vos tik brigadininkas atsukdavo žvilgsnį, Penkalskis tuoj atsitraukdavo nuo darbo su paperosu burnoj arba susirasdavo užkampį, kur pramiegodavo visą pamainą. Jis sako durnius, aš sakau komunistas. Žino, kada reikia dirbti, kada nereikia dirbti. Socdemas klasikinis. Jo. Tu Europos. Nors nieks nežiūri tik. Ar mes čia dėl bendro gėrio dirbame? Nuotykis su mokesčių mokėjimu truko neilgai. Vadovas fabrike nukreipė jį pas gydytoją, kad jis jam nustatė antrą neįgalumo kategoriją. Šitie Penkalskis iškrito iš darbo rinkos su nedideliam, ale pastoviom įplaukom. Valstybės pašalpa. O 90-mečio Lenkija, žmogų, kuris yra pripažintas sergančiu, ar jį palieka tam bendrabutį, kaip yra sugyvenama vieta? 21 Lešekas sugrįžo į gimtąsias Osiekį Bitovskę. Tais pačiais metais mirė jo motina, tad vyras išsikraustė. Ir Penkalskis jisai neturėjo vienos pastovios gyvenamos vietos. Jis blaškėsi tarp Tčevo miestelio, kur nuomojo kambarį, Osiekį Bitovskį, kur gyveno pas savo dėdę, bei velnias žino kur. Dažnai miegodavo tiesiog lauke,
po tiltais pievose, ganyklose ar miškuose. Laisvas žmogus. Tčeve Penkalskis nuomojo kambarį iš vienos pagyvenusios moters, Katra susipažino religiniai Jehovos liudininkų bendruomeniai. Jehovos liudytojai? Jo. Sovietmečio. Jo. Nu, Lenkijoje laisviau buvo. Ir čia 80s, late 80s, ne? Jo. Įdomu, ir pas mus jau irgi nebuvo tuo metu jau. Tikriausiai nes kokį turtą tu paimsi iš tų žmonių, kurie komunizme gyvena, žinai. Pirma, žinok, man atrodo, Jehovos liudytojų sandrauga, ar ne 92 kažkada tokia, man atrodo, buvo. Bet don't quote me on that. Nu, bet viena seniausių sektų pas mus irgi. Lenkai imlus religijoms. What do you mean, sektų? Moteris, knygoje vadinama Babčia Novakova arba Babčia Novakienė, iškart suprato, kad jis yra protiškai atsilikęs. Ačiū, kad išvertai to. Purvinas, apšileidęs, jis nedarė garbės religiniai bendruomeniai. Ale moteris rodėsi gailestinga ir geranoriška, o be to Penkalskis, lyg žinodamas, neatstojo jos per žingsnį. Lindo, prašė, maldavo, kol Novakienė sutiko išnuomoti jam laisvą kambarį. Kaip kalbėjo knygos autoriai. Jis buvo toks mėmė, tačiau gudrus. Visą laiką kartojo, kad neturi motinos nei tėvo, o kalbėti mokėjo. Prašau labai, rankas bučiuoju. Keletą mėnesių jam atsakinėjau. Sakiau, kad neturiu jam pas save vietos, tegul grįžta pas dėdę. Tačiau kai atėjo žiema, pasigailėjau vargšų ir paėmiau jį pas save. Galvojau, tegul bent šalčius išbūna. Tuo metu Penkalskis haltūrino, šiek tiek uždarbiavo, ale neturėjo pastovaus darbo. O ir žinoma, kuris uždarbiavo statybose? Ar geografijos korepetitorium? Nėra, aišku, nėra. Butelius rinkt galėjo irgi. O be to, taip kaip ir brigadininkas, taip ir Novakienė pastebėjo, kad jos nuomininkas yra baisus tinginys. Nors gaudavo pašalpą, vis tiek skolino iš moteris pinigus ir beveik niekad negražindavo. O gal žinia, kuris jos padėdavo? Ar jis pragerdavo tos pinigus? Gerdavo? Jis nebuvo didelis alkoholikas, nemėgo degtinės gert. Įdomu, gal kiek yra iš vaikystės atsineštas įspūdis, kad mama gerdavo ir močiutė gerdavo, ne? Kad netapo pijokų. Kol kas bent jau. Gal. Ja. Visiems, kas suteikdavo bent truputėlį dėmesio, Lešikas Penkalskis skundėsi, kad yra našlaitis, kad nuskriaustas, kad neįgalus ir kad psichiškai nesveikas. Tačiau Babčia Novakienė neretai abejodavo jo tariama liga. Ji teigė, kad Penkalskis greičiau už kitus skaitė šventąjį raštą, gerai jį įsimindavo, pirmas atsakinėdavo diskusijoje, o jo pasisakymai būdavo logiški ir protingi, kaip pas sveiką žmogų. Moteris stipriai akcentavo dar vieną Penkalskio bruožą. Jis visada buvo alkanas. Sugebėdavo sušveist visą kalną mėsos katlietų ir dubenį sriubos su pusę kepalo duonos per kelias minutės. O po to dar greit sukišdavo savo šaukštą ant puodą su klausimu: Babce, čia irgi man? Taip? Žinodamas, kad jinai bjaurėsis valgyti po jo. Va dabar, Tomai, yra tas lūžio taškas, kur jeigu iki šitos vietos man buvo gal kažkiek neramu ar gaila jo, šita dalis pradeda... Klausimėlius kelti. Kas, jeigu pastvirtintų tai, ką aš galvoju, kad yra aktyvus apsimetimas debil tam, kad tu gautum, ko tu nori, labai dyvies tada pasidaro, labai jau toks klastūniškas, voldemortiškas elgesys, žinai. Nu, nes natūraliai nėra, kad aš kažką pamelavau, Lešiko situacijai kažką pamelavau, kažką gavau ir užteko. Bus einama toliau, pabandyti pažiūrėti, kiek galima iš tų žmonių ir ką gauti dėl to. Kartais jį lankydavo brolis ir sesės, palikdavo po savęs betvarkę ir blogą kvapą. Nuomotoja pyko ant jo, o Penkalskis dėl mažiausios kritikos pašėldavo. Jį ištikdavo drebuliai, jis rėkė ir kandžiojo savo rankas. Bet jį lankė tie dvyniai ir sesė? Jo. Tai jie buvo kažkoks kvartetas visai dar sueinantis. Nebūtinai tuo pat metu visi trys, žinai. O blogas kvapas tai iš gertuvės? Ne, smirdėjo. Jie nehigieniški buvo. Nehigieniški žmonės. Jo. Novakienės gyvenimą ypatingai teršia nehigieniškas nuomininko būdas. Tad dėl šventos ramybės jinai skalbė jo rūbus. Ale niekad nelietė jų rankom. Visada naudojo lazdą. Nes tokie purvini buvo.
Pasibjaurėjimą kelia jo nuolatos šlapi ir slidus apatiniai. Nope. Jeigu gyvūniuko faktas, aš norėčiau žengti iš tą. Vėliau, gal kažką. Kolegos, ar žinojote, kad vipetų vyslės pavadinimas kilęs nuo nebenaudojimo termino, reiškiančio judantis vikriai? Todėl veislė vipetas būtų galima versti vikruolis. Nu, matai. O, vikrius. Vikrius. Vikrum. O, ne. Whipping, ne toks. Tikriausiai, tiesiog, kad tas žodis būdavo norminis, pamiršau anglišką terminą, kuris dabar tinkamas, bet 16 amžiuje. Nu, žiūrint į jų tas plonas grakščias uodegas, nestebina. Taip, visiškai taip. Ir kaip greit bėga. Išgirsime apie tai šiek tiek vėliau, apie bėgimą, ar neišspolinkime. Okay. Negalvoju, kiek ta babcė. Kokią lazdą turėjo? Tokią, kur... Aš įsivaizduoju savo taip, kaip viduramžių gydytojai turėjo. Aš kažkaip, kai tu pasakai lazdą, pati pirma mintis buvo irklas. Tiesiog irklas. Aš nežinau, kodėl, bet tokį labai ilgai. Su spragilu. Ir kiekvieną kartą sudegina po panaudojimo. Žinai, kiekvieną kartą vis. Nes jeigu dar vyresnė moteris, tai negali rizikuoti, jeigu tavo atmintis truputį sušlubuos ir tu pamirši, kuriuo galu, pavyzdžiui, buvai paėmęs. Arba tas nuo tokių sovietinių užuolaidų, kur būdavo tokie ilgi su kabliuku. Žinai, tai lengviau paimti ir išnešti tada. Konfrontuotas babcės, kad tai yra nuodėmė ir bjaurybė, jis atsakė, kad kitap negali, kad jam nuolatos norisi. Lėsio, nusipirk savo laisvesnius šortukus, nes pausė taip tavęs, tai ir neturėsi kvailyšių galvoj. Babce, aš noriu žmonos. O ką tu su ta žmona darysi? Rūpinsiuosi, kalbėsimės, eisime pasivaikščiojimus. Tai seksualinis apetitas buvo ir nemažas, ar ne? Taip. Young, dumb and full of cum labiausiai also tinka. unwashed ass. Fu. Ir čia tik tai, čia yra ta epizodo kalno šlikštumo pradžia. Dar kopšim blogin. Penkalskis apsistodavo taip pat pas savo motinos brolį, Bogdaną. Apsilupusiam raudonų plytų name gyvenęs vyriškis sukūrė labai panašas sąlygas kaip ir jo sesuo. Lešekas leisdavo laiką savo kambarį, klausydamas muzikos, o jo mėgstamiausia grupė – Abba. Tam laikui gana įprasta. Tai... Palauk, dabar galvoju, kuri čia daina. Mamma mia! Here I go again. Ale, kaip jam nusibosdavo muzika, tai tiesiog sudegindavo kasetę. Okei. Toks principingas žmogus, žinai. Toks... Išklauso iki galo ir jau daugiau jau I'm done. Atsukti nemokėjai. Kaip Hendriksas savo gitarą degindavo, tai vat Lešekas kasetę. Bogdanas taip pat prisiminė mėgstamiausią sūnėno pokalbių temą. Apie merginas, tai jis man dažnai pašnekėdavo, panorėjau ženytis. Ale kur jam vedybos? Biednas buvo, nuo mažens turėjo kažkokius nuokrypius ir dar daug laiškų rašė santuokos agentūroms. Bariausi ant jo, kad pinigus išmeta veltui. Apstatydavau jį. Nustok tu rašytos laiškus, visas babkes išvaistysiu ir taip iš to nieko nebus. Žinau, kad slapta rašė, bet jau gal jokia jam neatrašė. Dėdė pažymėjo dar vieną detalę, kad savo kambarėlyje sūnėnas visada laikė kvepalus. Lešekas mėgo tokius labiau bobiškus. Kai jis išsikvepaluodavo, tai vozduchas būdavo toks, kad ir velnias išgaištų. Tiek Bogdanas Penkalskis, tiek babcė Novakienė prisiminė, kad Lešekas dažnai dingdavo ištisom dienom, nesakęs nei kur buvo, nei ką veikė. Tai Paryžių kvepalų kokių naujų gal susiras? Tas kontrastas, kad vienas labiausiai smirdinčių žmonių Lenkijoje labai mėgo kvepalus, yra įdomus. Tas mišinys kvapų. Babcė Novakienė prisiminė vieną incidentą, kai pas ją susirinko Biblijos skaitymų grupė. Kapuoli Jehovos liudytoja ir nuoširdi krikščionė, Novakienė leido ir Lešekui sudalyvauti užsiėmimuose. Grupai susirinkus pas ją prasidėjo mokymai ir paskaita. Paskaitos metu Penkalskis padėjo ranką Novakienei ant kelio ir ėmė glostyti.
Koks amžiaus skirtumas? Jai čia jau virš 60 yra. Jinai tuoj atmetė jo ranką, tačiau Lešekas lyg niekur nieko padėjo ranką atgal ir pamažai slydo ją aukštyn, vis arčiau klyno. Čia prie žmonių. Prie žmonių. Sušimetius ir supykus moteris trenkė jam iš visų jėgų, kad anas net nukrito nuo pufos. Kitą dieną Lešekas skundėsi, kad jam skauda ir elgėsi kaip nukentėjęs šitoj situacijoj. Jehovos bendruomeniai Lešekas ieškojo to paties. Moterų. Nors vaidino religingą, o ir Biblijos skaitymuose keldavo ranką pirmas, jo intencijom Novakienė neabejoja. Ji prisimena, kad Penkalskis bendruomenės kongrese įsižiūrėjo vieną merginą ant vežimėlio ir lindo pas ją, važinėjo da pas jos tėvus prašyti, kad leistų jam apsižanyti. Penkalskis nustojo priekabiaut, tik kai merginos tėvai jam pagrasino policiją. Po to Penkalskis sugalvojo, kad ras savo žmoną savo senuose globos namuose. Jis važinėjo pas vienuolės prašyti, kad šios jam duotų vieną iš savo globotinių, neįgalią merginą. Žinoma, niekas jam jokios nedavė, tačiau vyras nesuprato, kodėl jo idėja rodėsi aplinkinim absurdiška. Penkalskiui tiesiog trūko suvokimo, kaip funkcionuoja visuomenė. Akivaizdu, jo. O kodėl fiksacija su neįgaliom merginom? Kad būtų bejėgė tam, ką jis nori daryti, ar čia kažkas daugiau? Taip, ir spėjau, kad jis tiesiog galvojo, kad Lengviau jam jo bus. Baisiai skambėtų turbūt jo. Lengviau prieinama, mažiau konkurencijos. Mažiau pajėgi duoti atgal, vat, kai buvo su babce Novakienė, kuri nesiterliojo su juo. Ar jisai jautėsi gudresnis ir tiesiog ta neįgali persona būtų lengvesnis grobis jam? Bet man čia kyla klausimas, ir čia atsiprašau, jeigu pasirodysiu nejautrus, man kyla klausimas, kiek jis ten iš tikrųjų tikėjo, kad jis yra tas toksai neįgalusis, nes pagal liudijimus atrodo, kad jis mėgdavo labai žaisti ir manipuliuoti šitą savo savybę. Tai man kyla klausimų dėl viso to nuoširdumo, jeigu taip galima pasakyti. Jo, jis yra manipuliatorius. Taip. Jis savęs stato aukos vaidmenį. Ir dėl to viskas galima. Jo. Taip. Drungnas vėjas nešiojo lietų su sniegu vakarėjančiose Torunės gatvėse. Šaltis ir drėgmė skverbėsi pro per didelę striukę ir kepurę. Jis vaikščiojo senamiesčiu ir stebėjo moteris ir merginas. Nei viena nekėlė žvilgsnio, bet jis jautė, kad šią naktį pagaliau vieną jų turės. Prieis, užkalbins, ištars jai porą gražų žodelių, tai gal ir sutiks būti su juo. Jis pastebėjo vieną. Smulki blondinė žingsniavo neįtardama, kad iš paskos sėlina jai vyriškis. Tyliai, keletą metrų už jos. Jis laukė progos, jį užsuks į kokį bromą, tada ją užkalbins. Tačiau priešais pasirodė aukštas, augalotas vyras. Pamojavo merginai, tada prie jos priėjo, apkabino ir kartu jie pasuko į gretimą laiptinę. Ji beveik buvo jo. Persekėtojas įniršo. Jis ėmė drebėti ir kandžiot savo delną, kad nusiramint. O tada ėmė save tenkinti. Kai staiga brome pasirodė kita moteris. Nelaukdamas jis jos paklausė. Tu tokia graži, tokia patraukli, duosi man. Moteris jį atstūmė ir ėmė juoktis. Susijaudinimą pakeitė įniršis. Stverė šalia gulintį akmenį ir smogė ją į galvą. Užpuolikas pasmaugė ant žemės kritusią auką. Tada greitai ją nurengė ir išprievartavo. Palikęs kūną jis sugrįžo į stotį. Reikėjo grįžti į bendrabutį ir tęst mokslo metus. Anot Penkalskio, jo pirmąja auka tapo atsitiktinė moteris, vėliau nustatyta kaip Eva P. 16-metis Penkalskis, užuot važiuot pas motiną ar vienuolės, žiemos atostogas nusprendė praleisti keliaudamas po Torunę. Ten jis įvykdė savo pirmą nusikaltimą, kuris, anot knygoj kalbintų psichologų ir teisėsaugos pareigūnų, nustatė jo tolesnę gyvenimo trajektoriją. Žudytis pradėjo dar mokykloj, nepasiekęs pilnametystės. Ai, tai čia mes šokom atgal. Taip. Tomas pulled out a Nolan on us su savo šituo visu. Tai kai svarį profkę 16, jis jau žudė to. Taip. Tai gal čia bus Tenet ir mes eisim atgal ir čia iš tikrųjų buvo paskutinė žmogžudystė.
Jo auklėtoja vėliau pasakojo. Prisimenu tas žiemos atostogas. Visi manėme, kad Lešekas išvyko namo. Apie tai, kad buvo Torunėje ir užmušė merginą, sužinojome iš policininkų daug metų vėliau. Kai Lešekas grįžo iš atostogų, nieko nepasikeitė. Jis elgėsi taip pat. Vis dar mažai kalbėjo, buvo uždaras. Metus vėliau, kai važiavome į mokyklinę ekskursiją į Varšuvą, jis visą kelią prašė, kad būtinai jį pažadint, kai važiuosime pro Torunę, nes nori pamatyti miestą naktį. Akivaizdžiai jautė sentimentą tai vietai. Okei, tai pizdukas jisai yra iš tikrųjų. Ir jisai yra siejamas dar su bent 2 žmogžudystėm, konkrečiai Torunėje. Iki ar po tos... Čia buvo pati pirma auka, o tai po to. Okay. Leszek Penkalski savo asmenį apjungė netvardomą seksualinį susijaudinimą, protinį atsilikimą, sociopatijos požymius bei meilę keliauti. O, prašau, kažką bendro turi Tomai su juo. Jau išsirink pats. Kažką jo. Kur gyvenęs, kur dirbęs, jis naktimis valkiojosi miestų, miestelių ir kaimų gatvėm, sėlindamas ir tykodamas savo aukų. Penkalskio modus operandi, arba įpročiai ir veikimo būdas, darė jį itin pavojingu ir sunkiai sugaunamu. Jis valkiojosi po įvairius Lenkijos kampus, o suradęs autobuso stotelę prie neapšviesto tako ar kelio, tykodavo valandas. Per 1 mėnesį Torunėje jis įsiminė visų autobusų grafikus, miesto išplanavimą, žinojo, kada moterys grįžta iš darbų miesto periferijose ir kokiais keliais grįžta namo. God damn, tais laikais autobusų stotelės turėjo būti viena baisiausių vietų moteriams. Dabar kiek jau turėjom istorijų ir ką kalbėjom jau šiemet, ir Čikatilo, ir dabar Lenkijoje, ir ne. God damn. Ir priedo dar kartą man įrodo, kad jeigu jis gebėjo tiek planuoti ir tiek stebėti, kad, netoks ir durnas. Nebuvo jo toks ir durnas, jo. Su savim nešiodavo šį šiukšlynę surastą plaktuką. Jis dažnai stodavo bromuose, kur masturbuodavosi su viltim, kad ir vėl netikėtai užsuks ten sekantį auką. Čia vaizdas, kurio niekada nenorėčiau pamatyti. Su tų plaktuku 85-aisiais jis nužudė Beatą, naktį grįžtančią iš darbo. Jis pripuolė ją einančią iš stotelės. Smogė jai kelis kartus į galvą. Tačiau netikėtai ant tako pasirodė grupė vyrų, tad užpuolikas greit pasišalino, nespėjęs net pilnai nurengti aukos. Nepaisant tučtuojau iškviestos pagalbos, moteris mirė pakeliui į ligoninę. Akivaizdžiai ne proceso žudikas buvo. O galutinio rezultato. Užmušti ir išprievartauti, ne? Penkalskiui žudymas su prievartavimu tapo tiesiog gyvenimo dalimi. Jis tai darė išsikraustęs į Sileziją, o vėliau grįžęs į Osekį ir apsigyvenęs pas dėdę. Anas prisimena vieną kartą aptikęs sūnėno kambarį kraupų radinį. Iš smalsumo atidariau spintą. Išėmiau jo drapanas ir gale radau sukištus moteriškus apatinius. Liemenėlę, nedidelę matyti jaunesnės mergaitės, ir pavilkinį, ir apatinius. Ai, ir dar mokyklinė uniforma mažos mergaitės. Tie daiktai nebuvo seni, bet matėsi, kad nešioti. O ant kitos lentynos po krūvą drapanų gulėjo dar tokia didelė sauja pakabukų ir žiedukų. Vėliau sužinojau, kad Lešekas tai ruskiam turgui pardavinėjo ir atseit mūsų kasininkiai. Knygos autorės paklaustas, kodėl su šitą informaciją nieko nepadarė, Bogdanas teisinosi, kad bijojo. Policijai irgi nieko nesakė, nes tai nebuvo joks įrodymas. Galėjo viską būti pavogęs nuo kokios tai džiovyklės. Jo, tikriausiai ir būtų kiekvienam ir mūsų pirma mintis ne tai, kad nužudė žmogų ir nurengė rūbus, bet iš labdaryno nusinešė kokią ar dar kokią. Bet Bogdaną gal truputį galima suprasti, kad jisai bijojo, nes jau kaip babcė Novakovas sakė, bet kokią kritiką Lešekas priimdavo agresiją. Tai gal kažkiek yra noro išsaugoti namus
Dar neišdaužytais langais ir savo dantis visą vieną. Plius, kokio sudėjimo, aš, pavyzdžiui, nemačiau. Smulkus buvo. Smulkus, ne? Okay. Smulkus, mažas. Smulkus, bet taršus, kaip suprantu, ne? Okay. Novakienė apibrėžė jį šitaip, sakė, kad jis buvo mažas, bet stiprus kaip beždžionė. Okay. Tai sunku paimti, būtų taip pat po alkūnę, žinai. Penkalskis kaltinamas 13-metės Malgošės nužudymu ir išžaginimu. Mergaitę užpuolė šiai einant į mokyklą. Namus nuo asfaltuoto kelio skyrė šiek tiek daugiau nei kilometras, o paskutinė atkarpa vedė pro nedidelį miškelį. Po intensyvių paieškų, trukusių kelias paras, mergaitės kūnas buvo surastas būtent tam miškelį, pridengtas šakom. Iki stotelės jai trūko tik 250 metrų. Pridengtas šakom jau rodo, vėlgi, kaip ir šnekėjom, kažkokį tai mąstymą ir norą nebūti pagautam. Šitas faktas, kai bando paslėpti lavoną tyrimuose, yra vienas iš faktorių, kai sprendžia dėl žmogaus kaltės. Nes tai rodo, kad net nepakaltinamumo, bet dėl kaltės, nes akivaizdu, kad žmogus, kuris padarė nusikaltimą, jautėsi kaltas ir slėpė savo nusikaltimą, kas rodo, kad jis žinojo, kad kažką padarė negerai, nes reikėjo slėpti. Kitu atveju, jeigu tu nesupranti, ką tu darai, tai tu padarai ir palieki ir nueini. Mielieji, Paulai, ar žinojot, kad kas turit šunį, kad jūsų šuo, kad jūsų šuo yra daug šansų, kad kai miega ir ypač kai spurda visas ar visa, kai miega ir kažkas sapnuoja, labai dažnai gali būti, kad sapnuoja jūs. Iškart padidina fainumą šitą dalyką, nes dažnai miegu savo šunim ir nekartą jis būna įsirėmęs. Ne. Toj pačioj lovoj. Ir jis būna įsirėmęs su pėdami į mane ir pradeda tą bėgimo procesą daryti ir pažadina tave dėl to, kad į tų pačių faktų kategoriją, Paulai. Jeigu reikėtų išmatuoti skirtumą tarp žmogaus ir šuns oslės kokybės, ne? Visą mūsų oslės sistemą būtų galima padėti ant A4 lapą. Aš neatsimenu, ar tai yra mūsų visų neuronų jungtis ar kažkas tokio. Palyginimui šuns, imant tą patį mastelį, šuns kvėpavimo sistemos dydis būtų futbolo aikštės dydžio. Daug popieriaus. Tikrai daug popieriaus. Daug popieriaus, jo. Bet papildyti noriu šitą, įrodydamas, kad tai yra tiesa, tuo, kad šunys dažnai gali nuspręsti, kada jūs grįšit namo, vien dėl to, kiek jūsų kvapo namuose dabar yra likę. Taip, šitas man taip, nes jie žino, kiek praėjo laiko, ne pagal tai, kiek praėjo laiko, bet kiek sumažėjo kvapo namie tavo ir pagal tai sprendžia, kiek yra valandų, kiek praėjo laiko. Čia jeigu reguliariai grįžti. Vis tiek, šuo yra labai kartu. Nereguliariai ir grįžti, bet tiesiog tavo kvapo kiekis yra X, ane? Tu išeini ir jis vis laiką mažėja, sklaidasi. Ir jis žino, kiek laiko praėjo nuo to. Jo, bet aš, tarkim, nereguliariai nuvažiuoju, žinai, kas 2 savaitės ten, kas 3. Tai sunku išmokti. Bet jeigu yra reguliarumo, tai biški lengviau jam ar jai suvokti. Galima atskirą podcastą prašinės padaryti, Paulai, mielai pasirašyčiau šitą. Penkalskis valkiojosi miške tarp Bitów ir Čaplinek ir ten jisai uogavo, grybavo ir dairėsi, gal pasitaikys kokia netikėta auka. Ir ten jis pamatė Vladislavą S. Keliaujantis pardavėjas sustojo miško parkinge ir išėjo kiek tolėliau, kad nusišlapyti. Netikėtai jis pamatė jį stebintį Penkalskį. Lešekas išsakė nemandagų pasiūlymą santykiauti, už katrį susilaukė smūgio ant veidą. Nepaisant adekvačios Vladislavo reakcijos, Penkalskis greit atsistojo. Nespėjęs suduoti antrą kartą, Vladislavas pajuto aštrų skausmą pilve. Užpuolikas sugrūdo jam ant žarnos peilį. Auka pasileido link mašinos, tačiau žudikas ir vėl buvo greitesnis. Lešekas badė jį peiliu į nugarą, šaukdamas: Sumušė mane! Negalima mušti našlaičio! Wow, skamba kaip monstras. O kaip mes žinom šitą? Čia yra iš jo paties pasakojimo. Taip, čia yra iš jo paties pasakojimo. Okay. Žudikas, nors pavargęs, išsyk stveria jį už kojų ir nusitempė toliau nuo kelio. Tada iš pykčio perrėžė jam kaklą, o tada, vis dar piktas, padarė tai antrą kartą. Penkalskis perpjovė vyro diržą, numovė jam kelnes ir išprievartavo. Jo žodžiais:
Po viskam, kai jau pasitenkinau, užmovau jam kelnes, kad nesušaltų. Naktis tada vėsios buvo. Ok, naujas elementas, kaip manai, Tomai, čia yra tos pačios lyties auka ir santykiai su ja. Dauguma jo aukų buvo moterys. Bet kaip manai, gal mes nežinom? Dabar aš nesu tikras, ar čia buvo pirma vyriška auka. Jų buvo dar 3. Bet ką pažymėjo liudininkai, kad Penkalskis klausdavo, pavyzdžiui, to paties Bogdano ar ten Novakinės apie kalėjimą. Ir klausė, tai kaip ten yra tam kalėjime. Taip, iš niekur nieko. Ir sakė, kad girdėjau, kad kalėjime vyrai su vyrais santykiauja, pridurdamas, aš nebūčiau prieš. Labai komplikuota ir niuansuota diskusija apie žmogaus seksualumą. Jo. Bet šituo atveju man skamba, kad jam tiesiog reikia pasitenkinti. Nesvarbu, su kuom ir kur. Nėra skirtumo, gali būti preferencija į moteris, bet, tik tai tiek, ne? Jo, ir juo labiau, jeigu gyveni ar ne ten savo kažkokiam fantazijų pasaulyje, tai kažkurio momentu tos fantazijos, kurių anksčiau nelaikiai savo kaip ir esybės dalim, jos tampa tavo dalim. Ir klausimas, ar jis, pavyzdžiui, negalvojo ar nedarė kažko su gyvūnais kažkurio momentu. Man atrodo, tu sakai fantazijas ir mano vaizduoti šiuo metu piešiasi vaizdas žmogaus, kuris neturi fantazijų. Jis veikia praeina laiko, reikia pasitenkinti ir tada eini ieškoti žudyti. Žinai, bet nėra, kad tu, kaip mes kalbėjom per praeitą epizodą, kur yra žmogus, kuris fantazuoja visą savo gyvenimą, kol daina iki kažkokio sprendimo ir fantazija galiausiai tave užvaldo, ne? Bet impulsas užvaldo, kad tau reikia pasitenkinti ir tavo pasitenkinimo būdas yra toks, koks yra Lešeka. Yra turbūt šito, bet man atpinta situacija, kad jisai klausinėdavo apie kalėjimą. Tai reiškia, jisai galvodavo apie tai. Tai nebuvo tiesiog, ar ne, dabar išgirdau ir klausinėjau impulsyviai. Tai reiškia, buvo kažkokia galvoja, ten tas žiurkėnas bėgo tame rate. Toks su 2 vietoj 4 kojų. Bet bėga, ar ne? Tai man šitas turbūt nurodo į tai, kad nebuvo vien tik impulsas. Dažniausiai prie tokių dalykų vėl, mes nežinom, turbūt psichologinių ten studijų turėtų būti padaryta, ar jau net yra padaryta, būtent konkrečiai šito veikėjo, bet dažniausiai tai nėra, ar ne. Net jeigu tai yra impulsyvus dalykas, tai prieš tai turi kažkokios formuotis, ar tai fantazijos, ar tai sapnai, ar dar kažkas, kurie tave nuveda tą linkmę, ar ne, kad dabar išprievartausiu, ar kažką tokio. Penkalskis, būdamas Belogardo miestelio centre, pro pravirą langą pastebėjo vienam bute besikuistančią moterį. Paskaičiavo, kuris tai langas, tada įėjo ant laiptinę ir pasibeldė ant duris. Moteris atidarė jas be žodžio. Ji net nespėjo sureaguoti, kai Penkalskis griebė ją už kaklo. Nužudęs 76 metų Belogardo gyventoją prie pat namų slenkščio, Lešekas ją nurengė ir žaidė su jos kūnu. Žudikas tupėjo bute dar daug valandų, suvalgė šaldytuve surastą maistą ir nors norėjo pasilikti ten, kad ir porą dienų, pabijojo, kad kas nors jį suras. Bet naktis dar jauna. Išėjęs iš senutės buto, jis išsyk patraukė link pakeliui pastebėtos statybvietės. Tobulos vietos tyko atsekančios aukos. Ši pasitaikė po kelių valandų. 40 kelerių Danuta išėjo pas kaimynus, kur linksminosi jos sūnus. Ta spalio naktį jisai šventė savo 18 gimtadienį. Motina užėjo patikryti, ar jaunimas laikosi padorumo ribų ir ar nepiktnaudžiauja alkoholiu. Ji net nesidėjo batų, o 100 metrų, skyrus jos namą nuo kaimynų, nužingsniavo su šlepetėm. Trumpas vizitas vakarėlį užsitęsė. Ale tamsoj tykantis Lešekas buvo kantrus. Auka vėl pasirodė gatvėj. Penkalskis pribėgo, griebė už rankos ir paklausė, ar šitą sutiks su jos santykiaut. Moteris bandė gintis, ale užpuolikas patraukė ją už plaukų ir smogė ant smilkinį kelis kartus akmeniu, kad laikė rankoj. Tada jis nutišė jos kūną į anksčiau nužiūrėtą statybvietę, kur pribaigė dar gyvybės požymius rodančią auką. Danutos kūnas niekad nebuvo surastas. What?
Tai statybvietė užpylė kažkuo. Ok, tai aš čia stipriai perinu jau į tą, kad labai supranta, ką daro pusę, nes čia apskritai labai išsirinkti vietą, kur bus laukti tiek laiko ir... Krūvinesniais ar mažiau krūvinais šauktukais ir klaustukais nušėtam Lenkijos žemėlapin, Katry Penkalskis žymėjo savo bjaurom eskapadom, žaižaruoja Balstogės miestas. Lingvistiškai negalių vadinamas Bielystoku. Didesnė dalis mūsų šalies gyventojų. No, jo. Balstogiai Penkalskis lankėsi 90-ųjų sausio mėnesį. Atkeliavęs traukinio ankstų rytą, pirmą jis susirado valgyklą. Pilnas skrandis dažnai ir būdavo trigeris, kad laikas užleist vairą tamsiausiems it troškimams. Jį ištiko didžiulis noras, tačiau šaltos dienos šviesa reiškia riziką būti pastebėtam ir išgirstam. Baimę išsklaidė prie daržovių parduotuvės paliktas vežimelis. Impulso vedamas Penkalskis stverė vežimelį su miegančiu kūdikiu ir pasileido greitų žingsnių, o vėliau bėgte. Pasukęs in vieną, tada in kitą gatvelę jis sustojo ir perdėjo vaikelį iš vežimelio in turimą odinį krepšį. Jo auka – Marta, kuriai tuo metu buvo vos 6,5 mėnesio. Mergaitės motina pastebėjo dingimą po kelių minučių, vos išėjus iš krautuvės. Ji išsyk pakėlė vajų. In vietą atvyko keliasdešimt policijos pareigūnų, kurie tučtuojau pradėjo paieškas. Prie akcijos prisijungė kariuomenė, motinos draugai iš bendrabučio bei nepažįstami. Teisėsauga tikrino rūsius, apleistus pastatus, statybas, tikrino pedofilų sąrašus, patruliavo visą apylinkę. Tačiau veltui. Kai policija pradėjo visų kelių blokadą, Penkalskis jau sėdėjo autobuse pakeliui in Lomžą. Atsitiktinis praeivis aptiko išrenktą Martos kūną po 2 dienų, apleistam sandėliukį. Ji žuvo nuo hipotermijos. Policija nerado kūno sužalojimų ar sėklos, tačiau nepadorūs aktai tikėtini, turint omeny nurinktus rūbus. Greičiau, gerai. Filmuose, kuriuose rodomi šunys. Aha. Ir jie vaidina kažkokį tai vaidmenį, savo, turi mažą savo rolę. Tas kelias namo, pavyzdžiui, kur šuo, 2 šunys ir katė, ne? Taip, šuo budis, kad air buddy, kuris ten būtų, kur kašį žaidė ir taip toliau. Labai dažnai reikia postprodukcinius efektus pridėti tam tikrai jų kūno daliai. Kaip manot, kokiai? Snukiai? Žandikliai? Ne. Reikia postprodukcijos. Uodegai. Taip, teisingai. Reikia pridėti uodegą tiesiog pastatyti vietą, nes jų uodegos labai dažnai tiesiog per daug balbotuoja į šonus. Jie visą laiką happy yra. Aš nežinau, kaip sumotyvuoja šunį, bet jeigu motyvuoja kažko, kas juos visai domina. Jo, visai logiška, nes kiekvieną kartą, kai šuo daro triuką kažkokį, jis yra, šunys nėra nelaimingai daro triukus, nes jis žino, kad tunelio gale yra Vaidas Koksas. Ir jis padarys bet ką, kad gautų, tai visai, jo, logiška. Tai Mr. Peanut Butter čia tokia situacija. Taip. Žinai, Tomai, ką tu ką tik papasakai, žiauriausia dalis, atleiskit man už šitą blasfemiją, mirtis, taip, bet mirties įvykio aplinkybės, ne? Nes mano galvoje tai atrodo, kad jis pavogė vaiką, kūdikį, nelabai suprato, ką su juo ten reikėjo daryti ir tiesiog išmetė. Ir tas vaikas dėl to sušalė ir mirė. Kas yra... Ypač tai, kad nerasta, ar ne, kažkokių konkrečių žymų. Po šitos dalies mūsų Lešekas nenusipelno nieko kito. Kulka į galvą yra, geriausia. Per lengvas. Čia yra geriausia, ką jau gali be pasiūlyti iš tikrųjų iš to vietai. Preferabli kokią nors persišką bausmę norėčiau išrašyti. Policija įtarė, kad žmogžudystės galėjo įvykdyti tas pats žmogus. Penkalskis palikdavo aukas apkandžiotom krūtim. Iš čia ir tas pravardė vampyras. Policija sukūrė žudiko okliuzijos liejinį. Tai yra dantų sukandimo forma. Iš nusikaltimų vietų paėmė spermos mėginius. Įtarė, kad jisai serga venerinė liga ir šitą informaciją išplatino stomatologijos kabinetuose bei venerologijos klinikose. Ale čia tyrimas sustojo. O Miljanovič knygoj
nemini, kelintais metais prasidėjo tyrimas ir kiek iš policijos jį iš tikrųjų sužinojo. Apskritai, nei reportažai, nei straipsniai, nei knyga nesifokusavo ties policija. Ir įspūdis kilo toks, kad čia nėra atsitiktinumas ir kad policija sąmoningai nenorėjo ant savęs dėmesio traukti. Arba jeigu labai gerbint policiją, nenorėjo atskleisti būdų, kaip tyrė nusikaltimą, kuris buvo rezultatyvus galiausiai. Arba kaip kažkur kažko nedadarė. Kas yra daug labiau tikėtina. Jo. Penkalskį lydėjo kažkokia perversiška sėkmė. Už tai, kad jo per plauką nesugavo tiek policija, tiek milicija. Ir pastaroji iš vis skaudžiai nukentėjo nuo Penkalskio, kad jis prisipažino nužudęs Slupskę pareigūną. Vieną žiemos naktį jis užsuko į sarginę, kur pareigūnai Mantai ir Kaminskį vykdė budėjimą. Jie leido Elgetai apsišildyti, ale po kelių minučių jį išprašė. Už tokį gerumo aktą jų lauktų papeikimas, o gal netgi rimtesnė bausmė. Tačiau Penkalskis, užuot savo nuėjęs, pasitraukė į šalimai stovintį pastatą irgi priklausantį milicijai. Pareigūnas Mantai išėjo išvaryti intrūzo, suradęs jį prie sandėliukų durų griebė už atlapų, ale persigandęs Penkalskis gynėsi su peiliu. Geležtė atsidūrė pareigūno pilve. What? Vieno smūgio užteko, kad šokiruotas milicininkas jį paleistų. Vieno smūgio užteko, kad jis nusikraujuotų 14 žingsnių nuo durų. Lešekas pabėgo iš įvykio vietos, o fotorobotas neatneša didesnių rezultatų. Todėl, kad Penkalskis buvo išskirtinai pamirštamo veido. Praeiviams rodėsi permatomas. Vienintelis charakteringas bruožas buvo jo eisena, kreivuojanti kaip antys. Maža to, kol gyveno pas Novakienę, jis netgi dažnai pietaudavo netoli ar net iš vis šalia esančiam policijos kazino. Jo, biškai sustokim čia. Policijos nuovada turėjo savo kazino, ten buvo valgykla, jis ten eidavo pavalgyti tą kazino valgyklą. What the fuck, ar kazino Lenkijai kitą prasme turi? Man ir kilo šitas klausimas knygoje, tai aš nemoku atsakyti. Pareigūnai atsiminė jos smirdančią povyzą, krūvą duonos, katrą surydavo kartu su sriuba, ir tuos persižegnajimus prieš pradedant valgyti. Ale neturėjo žalio supratimo, kuom jis užsiima. Penkalskis įtariamas taip pat 12-metės užpuolimu Betave. Ja insitempė į rūsį, tačiau mergaitė klykė kiek tik plaučiai leido, tad užpuolikas pasitraukė. Policija pradėjo tyrimą ir pakvietė auką į nuovadą, kad ši identifikuotų nusikaltėlį iš išrikiuotų vyrų. Kažkokio atsitiktinumu eiliai stovėjo ir Lešekas. Wow. Tik kad mergaitė neatpažino užpuoliko, o tyrimas baigėsi be kaltinimų. Fuck. Po vienos iš žmogžudysčių miesto gatves užplūdo patruliai, o keliuose atsirado patikrinimo punktai. Tuo tarpu Lešekas užėjo pas vieną pažįstamą darbininkų viešbučio budinčią ir ramiausiai gėrė sau su ja kavą. Policininkai patikrino užsimeldavusių sąrašą, net nežiūrėdami Lešeką. Nieks nekreipė į jį dėmesio. Jis buvo kaip šešėlis, tyčia ignoruotinas ir niekam neįdomus. Čia socialiniai struktūros, turbūt grimasos, kur yra nematomi žmonės, ne, kuriuos net šlykštu atsukti savo akis, kad galėtum išsianalizuoti ir galbūt kartais pakelt antakį, kad gal reikia pasižiūrėti. Ir šitoj vietoj nebūtinai teisčiau policiją, nes jie yra pratę prie tam tikros grupės žmonių, kurie dažniausiai atrodo kaip rolė, kurią jie užima, ne, kurie yra žmonės, kurie matosi, kad stereotipiškai gali sumušti kažką, ir tu realiai spėčiau, ypatingai tuo metu vis dar ieškai kažko panašaus, ne, žvėries. O ne visiškai myk, aš nežinau, kaip myk. Mėmė tokia. Mėmės, žmogaus mėmės. Kiek taip žmonių ar ne yra sugebėję praslysti. Taip, iš tos pusės tikrai tą žodžio prasme atstumtasis. Nematomas žmogus. Tas irgi prisideda prie tos sėkmės faktorius, nes jis toks, jis atrodo toks bjaurus, benamis, apsileidęs, kad, velniau. Juolab, kad jeigu dar pradedi su juo šnekėti ir nemalonu su juo bendrauti, tu jeigu ir kažkokį pradėsi
ryšį turėti, tai galbūt greitai irgi norėsi išvengti. Jo, nemalonu tiesiog visom prasmėm yra sukurtas, ar nes toks socialinis tas saitas. Ir gal smirda. Tai Greičiausiai Tikriausiai. Viskas sako tiesiog, kad net nežiūrėk jo pusę. Sėkminga brutalizacijos ir nežmogiško žiaurumo pasiutpolkė nesitęsia amžinai. Penkalskis pakliuvo teisėsaugos akiratin už savo prieš paskutinę auką – Bernadetą. Bernadeta gyveno tam pačiam ar gretimam kaime, kaip ir pagrindinis šito epizodo veikėjas. Pagyvenus moteris nesitikėjo būti išprievartauta, tačiau 90-ųjų Liepos naktį našlaitis surengė jai pragarą. Penkalskis užpuolė Bernadetą, kai ši ėjo namo. Jis nusitempė moterį į rugius, sudavė jai porą smūgių į galvą ir šlaunis, nulupė apatinius. Bernadeta priešinosi, ale greit suprato, kad užpuolikas žymiai stipresnis, tad nustojo klykti ir gintis. Ir mintyse meldėsi, kad vyras kuo greičiau baigtų ir paliktų ją gyvą. Ir jai pasisekė. Galbūt dėl to, kad ją pažinojo, gal dėl to, kad ji nejudėjo, o gal dėl netgi savo nesuprantamų priežasčių, tačiau Penkalskis neužmušė savo aukos. Po viskam užsimovė kelnes ir išėjo, linguodamas kapantis. Ir jei galvojat, kad pasiekėt dugną, tai žinokit, kad ir dar ten daug erdvės. Ruošiu faktus. Bernadeta sugrįžo namo, nusiprausė ir atsigulė lovon. Kitą rytą papasakojo viską vyrui, o tas ją išjuokė. Laimiai Bernadeta papasakojo viską kolegijai iš darbo, o šitos kolegės vyras įtikino ją eiti pas policiją. Prasidėjo tyrimas, tačiau kol teismas paruošė sprendimą išsiųsti į 2 metam į kalėjimą, Penkalskis spėjo būti areštuotas dėl kito, paskutinio nusikaltimo. Vėlyvą 92 vasarą Penkalskis atsidūrė vietovėje Darskuf, netoli Bitavo. Nakvojo miške, o valgė ką surado. Daugiausiai jau mažai aptinkamas uogas. Išalkęs Lešekas atsirado prie parduotuvės, ale nedrįso užeit vidun. Jis per langą stebėjo kasininkę. Pagaliau sukaupė drąsą ir užėjo vidun. Kasininkė, 17-metė Silvija, matė jį jau anksčiau. Lešekas paprašė duonos, mat porą dienų valgė tik uogas. Silvijai pagailo Elgetos, ale netoliese darbavosi viršininkė. Todėl negalėjo jam nieko duoti tiesiog. Mergina liepė jam palaukti miške, netoli stotelės. Baigusi darbą, Silvija susirado draugę ir abi kartu nuėjo į mišką. Tenai susitiko su Penkalskiu ir įteikė jam lauknešelį su duona ir dešra. Akimirką pasėdėjo, paklausė Lešeko bėdavojimo, atsiprašė, kad jau turi bėgti, bet žadėjo rytoj sugrįžti vėl su maistu. Sekančią dieną Silvija taip ir padarė. Šį kartą viena. Lešekas pavalgė, o tada pagal įprastą scenarijų paklausė, ar mergina nenorėtų tapti jo žmona. Jinai pradėjo juoktis. Tai insiutino Penkalskį. Vyras sudavė ją į galvą anksčiau surastų kastuvų skirtų sudyti medžiam. To nepakako. Mergina vis dar rėkė ir bandė gintis. Tad užpuolikas pasmaugė ją su skara. O tada vykdė nekrofilinius aktus. Silvijos kūną surado sekančią dieną. Policija įtarė jos vaikiną, kaimynus, šeimą, o taip pat vieną žanotą vyrą, su katrom Silvija kažkada turėjo romaną. Silvijos draugė, kad jį kartu atnešė žudikui maistą, tylėjo. O kodėl? Jinai buvo išsigandus ir gal per daug nebuvo šitas eksploruota knygui, bet įsivaizduoju savo, kad čia tas atvejis, kada kai tu iškart kažko nepasakai, tai darosi vis sunkiau jo. Plus turim visuomenę, kurioje yra išjuokiami visokiausi prievartavimo, ar ne, atvejai kaip su Bernadeta buvo. Tai... Penkalskis įkliuvo atsitiktinai. Bitavo policijos komisariato sekretorė, vartydama seksualinių deviantų bylas, aptiko būtent Penkalskio failus. Tuo metu jis jau buvo teisiamas už Bernadetos išprievartavimą. Tad policija patikrino ir Lešeką. Ir tada Penkalskiui liežuvis atsirišo.
Jis pradėjo pasakot ne tik apie šitą, ale ir kitus nusikaltimus. Policija klausė jo prisipažinimo su vis didėjančiu pasibaisėjimu. O jis tiesiog pats pradėjo pasakot? Jo. Okay. Gal tų metodų nepasakoja, žinai, kuriais pabandė iš. Ar ne, ar čia tiesiog ta situacija, kuris pradėjo kalbėti apie... Nežinau, ar jis buvo labai stipriai prispaustas, bet išvaizduoju savo, kad jis nebuvo labai atsparus psichiškai. Tai gal jam ir nedaug reikėjo, kad... Toks visai įprastas pavyzdys, kai seriniai žudikai galiausiai, kai juos net nereikia prispausti, jie visą laiką nori papasakoti. Taip. Tiesiog įdomu, kuris atvejis čia buvo, nes jo. Tie, kurie patys pradeda sėdėti ir pasakoja, kur... Bet tai kai kurie pasakoja dėl to, kad jiem jau palengvėja tada prisipažinti dalyką. Nu, čia tai paglosto ego. Arba paglosto ego. Išgyventi dar kartą gali pilnai nuo A iki Z su auditorija. Taip, kažkas klauso. Patekęs į areštinę, Penkalskis iš pradžių bijojo visko, o vėliau tik tai teismo nuosprendžio. Nors pirmas kontaktas su kolegom iš kameros Lešekui baigėsi nemaloniai, jis priekabiavo, lietė, siūlė pirkinius mainais už seksą, ale vėliau apsiramino. Tarp kitko dėl raminamųjų vaistų, katrų pats paprašė. Labai atsiprašau, ar jis kalėjime priekabiavo prie kitų kalinių? Jo. Nu, va čia alfa move visai iš tikrųjų yra, sakyk, ką nori, Lešikui šitą galim duoti, kad drąsu yra šitaip elgtis toje vietoje, kuris buvo. Ir matyti greit suprato, kodėl drąsu. Jo, tikiuosi. Prikalbytas kolegų iš kameros, jis rašė dienoraštį su piešiniais ir trumpais aprašymais, tokiais, kaip pavyzdžiui šis. Buvau mieste B. Pamačiau ten moterį ir patiko man jinai. Priėjau prie jos ir pasiūliau, kad pasidulkintum. Nenorėjo, tai trenkiau į lazdą į galvą ir po to negyva jau buvo ji, o aš ant jos tenkinausi. Penkalskis prisipažino prie bemaž 90 žmogžudysčių. What? Palauk, man pasirodė, kad tu pasakei 90. Taip. Jam patiko dėmesys bei išvykos. Policija vežiojosi jį po visą Lenkiją, klausinėjo apie detalės, konkrečias vietas, datas, kaip atrodė nukentėję asmenys. Primena Genadijų, ne? Ir Henry Lee Lucas ypač, kai jį vežiojos ir virš 100 ten jam prirašė. Nu, bet kaip Michasevičius sakė, ar man jūs pareigūnė reikės pasmaukti, kad parodyčiau, kaip aš aukai dariau, kadangi nebuvo manekenų jokio. Tai... O čia buvo manekenai, buvo televizija, kameros ir jisai pasakojo ir rodė ir šnekėjo daug ir noriai. O ar tu matei tos įrašus? Jo, mačiau. Ar juose matai žmogų, kuris mėgavosi tuo? Gal, priklauso, kaip supras žodį mėgavosi. Policija jį nusiveža kažkur, tai jau įdomu, nes nereikia sėdėti vietoj. Plus jis mėgo keliauti, tada jį nusiveda papietauti kažkur, jisai priėda, o tada eina pasakoti apie visas žiauras detalės, lyg niekur nieko. Ar čia yra kažkas, kas jam patinka? Skamba, kad jo. Bet įsivaizduoju, iš kur Polo klausimas gal kyla, pataisy Polai klysiu, ar yra melo skaičiuje, ne? Ar tiesiog prikuri, kad... Ačiū, kad paklausai vėliau, Tomas tai papasakos. Tomas pasakys šitą dalį, aš esu skaitęs. Lešekas dienoraštyje prisipažino prie 60 nusikaltimų, nors kaip kurie straipsniai mini, kad visos skaičius siekia 90. Gydytojai pripažino jį pakaltinamu, ale prokuroro laukė žymiai sunkesnė užduotis nei rodys iš pradžių. Dėl to, kad Penkalskis keitė kaip katros parodymus, kaip katrų nusikaltimo vietų jis nemokėjo surast, prisipažino prie daugiau nei iš tikrųjų padarė, ką policija nesunkiai nustatė. Pavyzdžiui, jis buvo 2 skirtingose Lenkijos galuose tą pačią dieną, kas yra neįmanoma. Ok, tai norėjo dėmesio. Norėjo dėmesio, kelionių ir... Ir čia rodosi jo kolegų iš kameros natūra, kodėl jam patarė viską šitą pasakot. Už tai, kad iš karto jo visi parodymai darosi negali įsitikėti, pasitikėti. Jis prišnekėjo daugiau, tada dalį pakeitė. Žodžiu, viskas sukė malė, kad tik tai apsunkinti. Čia gaunasi, kad tada visi kiti atrodo lygiai tiek pat nepatikimi, kaip ir tie, kurie iš tikrųjų nėra patikimi. Šiaip kudos tiem bičiam iš kameros tada geriausi draugai, kurias Lešekas turėjo tikriausiai per visą savo gyvenimą.
92-aisiais Lenkijoje galiojo de facto moratoriumas mirties bausmiai. Ir nors oficialiai šita bausmė buvo panaikyta tik 97-ais, tai nuo 88 metų teisėsauga jos jau neatlikinėjo. Penkalskis vis tiek baiminosi, kad jam gali būti padaryta išimtis, todėl savo prisipažinimą pagrobus kūdikį Balstogėj jis pakeitė. 3 metus trukęs policijos tyrimas priėjo kulminaciją 1996-aisiais. Lešekas Penkalskis buvo teisiamas už 17 žmogžudysčių, iš kurių 16 seksualinio pobūdžio, o 5 su vagystėm. Taip pat už 2 ypatingo žiaurumo prievartavimus bei už pusmečio vaiko pagrobimą. Kaltinimo aktą teismas skaitė 5 valandas. Okay. Salėje pasigirdo teismo nuosprendis. 25 metai kalėjimo. Tai. Bet čia 25 to life, kaip būna, kad 25. Kodėl tik 25 metai? Atsakymas paprastas ir nepatogus. Sistema suveikė taip, kaip ir turėjo. Tik tai Silvijos žmogžudystė buvo įrodyta be abejonių. Apžiūros kitų nusikaltimų lokacijose vyko keletą metų po fakto. DNR įrodymai nebūdavo saugomi arba būdavo laikomi neadekvačiom sąlygom, o be to tokie tyrimai to meto Lenkijoje buvo vis dar nauji. Kai kurie kaltino policiją, kad šita norėjo pasitaisyti savo ištirtų nusikaltimų statistikas, dėl to primetė Penkalskiui daug daugiau, nei jis iš tikrųjų padarė. Ir klausė jo tendencingai, sufleravo atsakymus. Henry Lukas. Penkalskis oficialiai baigė atlikinėti bausmę 2017-aisiais. Tai net anksčiau. Nes tą laiką, kada jis buvo areštuotas, irgi priskaičiavo bausmę. Ale iki to laiko Lenkijos Respublikos teisėtvarka paruošė teisinį pagrindą pavojingus individus atskirt nuo visuomenės visam laikui. Institucionalizuotas, nepritaikytas gyventi už kalėjimo sienų. Lešekas Penkalskis buvo paskirtas į asocialaus elgesio prevencijos centrą vietovėje Gostinin, kur jis tebėra po šiai dienai. Šitie brutalizacijos kelią praėjo 10 gyvenimų sugrovęs, sisteminės pertvarkos krumpliaračių sutrintos šeimos atžala, kolektyvinis visuomenės košmaras Lešekas Penkalskis. Puiku, Tomai, puiku. Neteko nei karto girdėti, iš tikrųjų stebėtinai neteko, bet nieko apie lenkiškus serinius žudikus. Ir per pirmą ketvirtį, per pirmą mėnesį 2 mūsų šių metų turėjom labai 3 skirtingus žudikus kol kas. Ir šitas labiausiai domina savo tuo ribiškumu, ne? Apie ką mes ir kalbėjom, kad mes žinom, kuo viskas baigės galiausiai. Ir vat, po to, kad išvardinai, kam jis prisipažino, kam neprisipažino, man tikrai lengviau nepasidarė suprasti, ar jis A įgyvenino daug žmogžudysčių, ar jis B norėjo daug dėmesio ir dėl to prisipažino dėl daug žmogžudysčių, ar C jis buvo žmogus, kuris žinojo, ką jis daro, bet rinkosi tai daryti, ar visiškai priešingai. Kas yra visai, man rodos, naujesnis įrašas į mūsų žudikų istorijų katalogą, ne? Nu jo, toks ypatingo šlykštumo veikėjas, net jeigu nėra ten tų 90, net jeigu, kad ir 10, tarkime, būtų. Dviženklio skaičius užtenka, ne? Jo, ypatingo šlykštumo veikėjas, net ir mūsų aptartų šlykščių veikėjų kontekste. Turbūt dar labiau gazdina, kad tai, žmogus, kuris veikia taip arti ir mūsų, nes jeigu Suvalkai buvo minimi kaip viena iš galimų veikimo vietų. Jis taip ir nepasakė tiksliai, ką Suvalku čia galimai padarė, bet išvardino jūs. Jo. Tai šitas irgi šiek tiek, padaro visą tą istoriją artimesnė ir širpesnė, nei galbūt ten dar nekalbant apie Čikatilą ar Slivko, ar bet kurį iš amerikiečių serijinių žudikų, kuriais šitaip gazdinami esame paskutiniaisiais metais, tai bangai vėl pakilus, ypač streaminimo visose platformose. Bet kuriuo atveju, jo, čia toks labai bjaurus, toks 8-ball, žinai, ar kaip ten tas vadinasi daiktas, kur yra maišomi dalykai, nes čia yra, turim socialiniai sistemos neadekvatumą su tam tikrais sociopatiniais ir psichopatiniais dalykais. Šeimos tragedija galiausiai. Šeimos tragedija, taip, visiškai.
Ir lieka tas klausimas, kiek tai yra ribinis tasai atvejais. Aš visgi esu linkęs manyti, kad jeigu bent dalis tų žmogžudyšių buvo jo padarytos, manau, kad suvokimas tam tikras buvo, bet tai aišku nenubraukė to, kad tai buvo žmogus sužalotas tos aplinkos, kurioje jisai atsirado. Vėl, negalima visko suversti vien tik tai aplinkai, bet reikia šitai pripažinti. Aš tikiuosi, kad jis ir neišeis į laisvę niekada. Šiaip visai yra įdomu, ką jisai veikia dabar, būdamas, kaip sakant, toje institucijoje, kurioje jis yra. Galbūt jis pakeitė savo pomėgius, jeigu taip galima išsireikšti. Vienas dalykas, kas pažymėta buvo, kai jis buvo areštuotas, sveria 55 kg. Nuotraukose labai matėsi, kad jis priaugo labai daug metams bėgant. O tada jau teismo nuosprendžio metu jau 8-5 sveria. Pedijos nuotrauko jis baisiai. Tai jeigu raminamuosius vartojo, tai labai dažnai raminamieji prisideda, ypač dar jeigu šalia to gavo pavalgyti ten iš visų žurnalistų. Jis dabar yra tokioj vietoj, kur gauna reguliariai pavalgyti, kur nieks nesielgia su jum kaip su pastumdėliu, pažiūro į jį apskritai. Tai realiai toj institucija jam yra gal netgi geresnė baigtis negu pradžia jo gyvenimo. Jis tikrai pakilo, kad ir kaip šlykščiai ir absurdiškai šitas gali skambėti. Bet pagaliau gavo instituciją, kuri rūpinasi juo. Jo. Man labai buvo gaila, gal ir sunku pereiti nuo, ir Vilius šitą sakė, nuo gailesčio jam pačioj pradžioj. Ir atrodė, kad sistema ir turėtų būti sukurta pasirūpinti tais, kuriais nesugebėjo arba nenorėjo pasirūpinti kažkas, kas buvo arčiausiai jų. Ta ranka, kuri turėjo būti ištiesta kaip pagalbos ranka, tiesiog su laiku susirėtė į faką, į vidurinį pirštą. Ir Leščikas tada turi apsisukti ir tiesiog pats ieškotis kažkokių būdų tapti normaliu, užaugti normaliu žmogum. Bet kai tu augi tokioje aplinkoje, kas tave sumotyvuos arba kas tave pastumės paaiškinti, išmokyti ir duoti suprast, kas yra normos. Ir man atrodo, kad jis visiškai iškrito iš socialinių normų. Manau, kad jis socialiai tikrai buvo neįgalus. Dėl pakaltinamumo, aš manau, kad jis pakaltinamas, bet kiek jis buvo protiškai neįgalus, aš nežinau iki galo. Koks tamsus yra mažų miestelių, neapšviestų stotelių gyvenimas ir tavo trapumas, atrodo, kaip aukos, potencialios aukos, yra tau nuosprendis. Viskas. Aš labai norėčiau tikėti, kad dabar žiūrim į tai kaip į laikus, kurie buvo tamsus, buvo neapšviesti visom prasmėm, kad buvo pavojingiau. Bet ar tuo metu gyvenę žmonės negalvojo apie tai taip pat apie 20 metų atgal? Būtent. Tai ar mes gyvenam šviesesnėse gatvėse, tiesioginė ir perkeltinė prasme? Nežinau. Bet dabar kiekvieną kartą pamatęs tokį Zamolskį, kuris uogauja kažkur Vilniaus rajone, aš biški įtariau pasižiūrėsiu. Tai ačiū. Su vienu dalyku tik tai nesutikčiau, kurį sakė Povilai. Kad nėra ką pridurt. Nes mūsų Ko-fi ir Patreon rėmėjai gali išgirsti dar vieną ekskursą Penkalskio istorijoje. Nes istorija turi dar savo epilogą. Tai kviečiam, kainuoja mažiau nei jūsų mėgstamiausias gėrimas bare. Kad ir koks jis bebūtų, jo, tikrai mažiau kainuoja. Tai kviečiam sugrįžti už 2 savaičių ir linkim gražaus tęsinio, nežinau, ar vakaras jums ar diena, ar užmigot. Eikit išsivemti ir paguglinkit, iš kur gauti pipetą iš tikrųjų. O dabar įdomybė. Ar žinojai, kad šitą epizodą mes įrašėm per 4 prisėdimus? Buvo. Tai 4, dabar yra 4. Tikrai taip. O pats epizodas pasiekė audio bangas prieš 2 mėnesius? Jo, prieš pirmą Armino epizodą įrašant, šitą įrašėm epizodą. Bet jums tai tik nauda už tai, kad padėkų sąrašas ilgesnis nei prieš 2 mėnesius. Širdingai dėkojam Pachmielauskytei ir Samagono žirgui iš Blaivio į Smygį. On it. Kiek trunka šitą kelionę? 3 salaus iki malonu. Pauliui, Ofkei, Edvardui. Edvardui taip. Amebai, Viktoravičiui, galimai Česlovui Gabarui, Gretai, Česlovui,
Česlovas populiarus pasidarė. Viso galo diletantui, pats savo ponui Pauliui. Geroliai, Jurgitai, Juliui, Kasy Kuršėnus, Indrei, Ingridukui Almukso mamai, LL Liurlintojui, Rokui, bet vis dar laukia bliuzono. Parašyk Rokui į privačias žintas. Taip, ir palik parašė ir mes jau ten sudilinę, tiesiog nepasikeitė. Martynai, Vytautui, Lukui, Pierre Dolė, Belsui, Martui, Jo, praleido in kažką. Aidui, Lencui, Marijai, didelis ačiū man. Taip. Andriui, Samantai, Baudėjui, Aleksui, Duolaus. Iki malonaus! Taip. Kristinai, Arūniai, kulminaciniam taškui, Laurinui Žalytaus, Jūratei, marinuotam agurkėliui, sužeistojo erelio kairiai žvairiai akiai, Evaldui, Laurai, Arminui, tikrai ne kanibalui, skliaustusi galimai. Iš kalėjimo tiesi. Iš pasivaikščiojimo kažkur. Erikai, raugintoms bulvėms, Astai, Kestučiui. Jūs gydot mano depresiją. Ir farmaceutikų. Pajudintam akmeniui, batono trupintojui. Justinai, Jaseliūnui, taip taramai aistai išmaistai. Bato ūsams, šlykščiam seniui. Česlavui, Pelenui ir grupiai gabalai. Adamui. Šiaip geras grupės pavadinimas. Gabalai. O dabar. Gretai, Karolinai, kuku, pilna šikna lapukų. Kokių lapukų? Žinai, kai gamtoj tave aptinka. Stikinas gal. Moderniam They're all trebučetui. Ones are in the ass, sorry. Kunigo lūpams, Bartninkų striokui, Jorindai, apmyšk muską, padėk Teslą, techniniam vazelinui, nedėkokite, vis tiek padėkošim. Ačiū. Landsbergių klanui tikrai nemeluoju, Nykštukų fabrikėliui, Andriui, Deivei, Mildai, Pickai. Specialiai tau. Tasos transfunkcionieriui, neslaptam gerbėjų Rimui. Kaip būti išradingu su 40 ženklų kofi, klaustukas. Nu, akivaizdžiai ne šitep. Šeškinės vakarėlių liūtui, Mykolui, Edvinui, Julijai, Šipelytei, solo ansambliui. Ačiū. Pasaulio pastas. Ernesti, turbo bizduliatoriui. Fat Potato, kiaulės ašarų sriubai, neteko ragauti. Dangerous Bug, kraujiniams vedarams iš Rotenburgo. Čia šalia tos ribos, ne? Buvo gera viso gero. Ačiū. Simui, Eglei, Rūtai, Kiprui, noriu vaiko nuo Pemzos. Žinok, taip neveikia. Roletė visai gaunas. Šiaip tai yra kaip ir priešingybė vaiko. Pemza. Nu, toks. Tu jom Petrificus totalus vaikas. Kažkas Harry Potterį žiūrėjo nesenai. Comfort movies. Emphasis on the come. This is Augustei, Mau Lesteriui, Kukumbai ir draugams. Burbulat. Vasarai, Bartui, Aivarui, Bertai, Thastiniai, Andriui, Kovfefei, Julijai, Arturui, Erikai, sakiau šortus pasitaisyk. Ne. Lyg žinodama apie šitos epizodus. Tautvydui, Skrusdėlytei ir Skrusdėdei, Migliai, Ugniai, Jurgitai, Donatui, Tomo žmonai. Čia jau šitam sąrašą pakeliui buvo para Tomų, tai spėjau. Už visus vieną didelį ang padarykis. Čiko. Iškilmingas. Cannibal Ivy, Bučinskaitei, Kuprotam Šiferiui, Imon Zimon, a.k.a. Rebel Ninja, sveikinimai iš sporto salės, Dovikiai, Juliui, Vaicui, Marinai Nebui, Mildai Braškių pasilgusiai, Lapės ausiai, Raimondai, Neandrai, Inai, Lukkrai, Renatai Žiedukui, Galiniam Žigulio diferencialui, Donatui, Iggy G, Lukui, przepraszam, gdzie moja koszulka? Gerai užtaikė, jo. Ne manęs klausk. Ksaverai, Rasai, Neringai, Husarai, Justutei, Moliuksui, Koma in Roma, Ingai,
Jūs pirmi, ką remiu, šauktukas. Va, čia yra, čia originalu. Kuo daugiau tokių, to gerai. Hestijai, daktarui Ovidijui, Benkartui ketvirtajam, jaunesniajam. Tobijui Argentum Wing, direktoriui Anus of Satanus. Mano žmonai geriausiai, Ligma kas? Ligma B. Ligmai B. Lapkričiui su emodžiu. Gin 1085. Ritminėms jungtims šokite. Kuzmico Lazankoms. Kuzmickui. Mantui. Jib Inui. Kib Inui. Pampuškai. Takeši piris narsore. Name. Ne, čia sorry. Name. Ar čia kolomo pavadinimas? Jo. Dėkojame. 1, 2, 3. A1. Nusikopijavo. Susimokymas. Siviliai. Ramiai čia tik Arūna. Lukui, Doviliai, Varnai, Jovarui, Aušrai, Ramaikui, Auksiai. Taja, Pataja, Mažytė, Bulvių košiai. Juliui, Kasikuršėnus, Davidui, Štreimikiui, Andriui, Viktorijai, Surokėlių briubai. Mykolui. Kaliausiai, ūkininkui be arklio, be plūgo ir be žemės. Gal esi bitininkas? Kur mano proteinas? Erikai. Aurimui, Circle K. Nosmančiui. Linai Ryčiui. Ledams su razinom zaibys. Ne. O jau gerai, tu tai gerai. neturi teisės šnekėt Kas vėliau su tu toks? ananasiniais. Kas tu toks, kad man sakytų, kad neturite? Neiškas karo kirvę, kuris ramiai savo pūną kampe padėtas. Ei, šią savaitę Aivarui paėmiau ananasinio limonado ir Išgėrė, nebuvo ką? blogai. Skanu. Nu ką, ir ananasinį saldainį pas mus turi padėti. Žinai kodėl? Nes jame kartoju. naudoja ananasus. Jo, Skirtingai tiem vafliukam. padeda. Ačiū tam rėmėjui, kuris iškasė visiškai netiesiogiai iš tą karo kirvę, Ar bet mes turim 2 valandas dabar pasitikti? Ačiū Bitskalsui, Modei, Vienišų mamų tavo rajone profesinės sąjungos atstovui spaudai. Laukiam pasisakymo, jo. Raimondui, Ziviliai, Kaspernagabybei, Karolinai, Rimgailiai, Aurelijai, Gretai, Ryčiui, Ksenijai, Tomui, Inesai, Arūnui, Mikui, Dariui, Agniai, Gabrieliai, Jonsiai, ponui Romui, Baronui, o taip pat Prakaituojame pačius nuoširdžiausius sveikinimus ir padėkas Kamiliai, Ulai, Sandrai, Dainorai, Tomui, Laimonui, Žilvinui, Kęstučiui, Patrikui, Lukui, Aigai, Unikornui, Linai, Gringo antagonistui, Davidui, Anetai, Liudai, Davidui ir vėl, Ernestui, analiniai sangos analizatoriui, AAA, Indrei, Mažiausias. Šakumdryliui, Gretai, Tom, tai čia, Ai, ne, yeah. Čika. 3 kartus valio Šarūniai. valio. Tai čia jau jūs padarykit, klausytojai. tą Jo. valio. Silkių magnatui antrajam. O, prašau. Jau dinastija Man darosi. atrodo, čia tas pats žmogus, kuris dabar pradėjo vadinti Silkių magnatu. Įdomu, iki kelių dais. Čia kaip ta grupė Ghost yra, kur bičias tiesiog vaidina kažkokią zombišką popiežiaus versiją ir ties kiekvieno albumo pakeičia savo įvaizdį ir prideda naują numeriuką prie savo vardo. Mokosi iš geriausių, žinai, kaip reikia trademarkinti. Iš Silkių magnato. Iš popiežiaus. Giedrai, Paulinai, Marijai Ladelbarijo, Mikui, Vilenai, Gargalinai. Čia ypač prastas šnapsas kažkokia. Pigus vynas, gargalina. Skalauti, arkliai. Nemeluosiu, ne ta sąsaja man kilo, bet... Trigubos paskirties skystis. Oi, blogai. Kamato tajamai, Flopikui, Namalėtų nakrantų smėlėtų. Jo. Lukui linkėjimai. Šmirgeliui, Dovilepo, Redai, Simonui, Ramūnui, Akviliai, Agniai, Aged Squirrel, Doviliai, Nojui, Robertui, Seniui Seniauskui, Mechanikui, Macaron, man šalta be maikaun. Linkėjimai. Mindaugui, Kristinai, Kyčiui, Sauliai,
Artūrui, Erbraideriui. čia tas pats, Austėjai, Ironijai, Picytei, O, pagaliau kažkas perskaitė. Regimantui, Mindaugui, Ievai, Agniai, Ryžos katytės vergiai, Poseidon 3, The Final Insult, 2 apvalūs, 1 trumpas, Pakasyk sliekui pažastį, Uogieniui serbentautui. Serbentautai. Taip. Yra Serbentutas trolybusovas yra geriausias. Pavardės neskaitė. Makufeliui, Vikončitai, Vytautui, Mantui, Medaist. The Friend Master. Čia skamba labai kaip... Jo. Doviliai. Ar kviesti tarnybos? Nusikopino kažkaip negerai. Also known as Taip. Edvardui, The Real Rockstar. Margeriui, a.k.a. būsimam Žemaitijos Führeriui. Jūratei, Davidui. Mortai, Kompotui, Brazauskinis bufete. Paukšteliui, Evarasui, Ho. O, nežinau. Agniukiai Beyoncé. Gazuoti ant šašlykams. Marijai, Sigitui Rabakinch. Whatever. Fuck. Povilui, Kristinai. IWC. Dar meilas Kurvilius. čia. Prie stalo, jeigu ką. Dominik, didžiausiai fanai ever. RB, Juditai, Richardui. Bedarbiam betono daktarui. Babada čia išsifigūruoja, okay? Kubiliui Kaltam, Goberui Rodeliui, naujajam Šlevo Klapčiukui, Jurgitai, Nytst, Raganitai, Dianai, ateiviai mane raukia atėjus vidurnakčiui. Užuojauta. Julijai, Dovydui, Gediminui, Deimai, draugiai Gabrieliai, Kristinai, Silkių magnatui 1. Prašau. Atsiimu žodžius. Ir tėvas, ir sūnus. Arba Silkių kaip tik jau dinastija. monopolija skyla. Jo. Sostų karai. Įdomu, ko nepasidalins. Vadinamieji heringai. Heringų dinastija. Succession čia kažkoks. Kvepia kažkuo neturi. Vienos valties istorija. Martynai, Aušrai, namų bosui, visi mes tokie, Benui, Kins Makarūri iš Saulėtos pietų, Nežniko, Builytei, Dariui Aukštaičiui, Vytautai, Karolinai, Aušriniai, Seniai, aš nejustai, Ačiū, kad pasakė. Max Galingumui, Markvaldui, Gretai, Audriui, Popiežiui, bet tau, nežinau, terasi, nesvarbu, Popiežiui. Popiežius mus klauso. Girdėjot visi? Turi laiko. Iš ligoninės dabar jo, tai. Tomui, dėdei Tomui, Nu, bet čika. Nepaliksit. Laimonui, Krapukui, Karoliui, Justinai, Reniui, Diletėliai, Gintarui, Artūrui, Gabrieliai, Tomui, Konsuelai, Mėtai, Šiknai skylėtai. Tai parašyta. Tokia ir turi būti. Jo. Šiaip jo. Jo, šiaip negerai būtų paskui. Akėta būtų kur kas blogiau. Paaugau. Aš negaliu to paties pasakyti. Indrei, Gedui, Kamiliai, Kugelio skalsumui, kur mano koinių negaminam, tėvo diržui po tėvų susirinkimo, Tautvydui, Linai, Benasimo, Deimantai, 3 kart valiu, Kristupui, nu tai parašyta buvo, Tėtei Zaurui, Čikudrakulai, Arba Čikudrakulai. Čikudrakulai. Skamba kaip armėniško šokio koks elementas. Čikudrakulai. Jo. Birkas ir Diučka. Eurovizijos vaibas. Dainiui. Peist ir pavasaris. Minlegui. Didus Skibidus. Otilijai, Migliai, Tomui. Serbentinai, Viliai.
Augustei, Špunpeliui, Garažui, Mykolui, Mėlynai, Raudonam, su Karpa Dieve dovanok ir aš čia sustosiu, Takumiui, Saimiui, Martynai, Koldūnui, Tadui, Beibonui, Kazokiniam, Veiz, LDK 666, Hail Satan, Dianai, Liolikui, Varučiui, Belzebubo Kanopai, Taburetei, Baunerio Aromatui, Laurai, Anastasijai, Lukui, Kariniauskų įvaikintas vaikais. Okay. Raidas sunku. Jo, raidas. Jo. Kitaip neįskysta pirda po kaldra. Kur iškart viskas aišku. Audriui, Egliai, Tomui, Haroldui, Skirmantui, Andriui, Kasparui, Anties Kulnui, Tomui, Evaldui, Šukensonui, Ernestai, Justinai, beveik bedarbiam Giedriui, Gniužby, Tuti Fruti situacijai, 3 alaus, tekilus šotas ir namo. Rimavimas yra. Čia tas bičias iš Despotino, ne kur kas trečias skiemenį ten rimuoja. Jo, čia ne mums supras. Specialios technologijos rimai, jo. Years ahead. Streets ahead. Pažastų agronomui, šūdogatoriui labai besidžiaugiančią Maikę. Nice. Puiku. Algimantui, Mantui, Osvaldui, Super Mario Luigi DJ McLeodui Drakulai, o taip pat priklaupė vieną kelį, nukėlė kepures, ar vieną kepurę, nežinau. Ačiū sakome Gabijai, Mildai, Max Pieniui, Evelynai, Aušrai, paramedikiai Laurai, mokytojai Deimantai, Death by Snusnu, Simai, pusnuogiam kaimynui balkone, skliaustelėse šyla oras. Faina, kad žiemą nuogas buvo dabar. Ne, sakė, kad per šalta, man atrodo. Aha, okei. Tai buvo nenuogas. Bus daug nuogo kaimynų. Kad ir kaip ten bebūtų. Ačiū Margaritai, Ievai, Davidui, vyro žmonai, Edmundui, Gabrieliai, Elenitui, Juliakui, kooperatyvui Kardanui, Heilšiam studentui, Kolūkinio šiferio sargui, Emai, Zemynai, tarp kontinentiniam miško troliui, Martynui Gyslai, Burneikai. Ačiū. Eimantui, trikampiniam tėvo triusikams su dryžiu, Karinai, Ringaudui greitkeliui nuo Kiaušų iki Subinės, Nerijui, Genisius back. Yeah. Erbiui, Tadui, Audriniui, Pauliui, Monmonži, Povilui X. Anksčiau žinomam kaip Povilas Twitter. Mariui, Upy the Cat, Atominiam Sausainiui, Justinai, Aurai 420, Daivai, paskutiniam Stalino šlapimui, Gintai, Seitanina Bathrobe, Davidui, Agnuoliai, Skerdyklos sesutei, dingo šuo, kiek valandų 13:47. 14, kurio tu Nes Tomas lenkiškai. Aš neturiu ką nesvarbu. Kestui, Akvėliai, Agniai, Starkiui, Etmanui, Gediminui, Gestinai, Nuobezdai, Gestinai ir Nuobezda du skirtingi žmonės yra, Rūkščia saldžiam Pažadui. Nice. Nereikėjo nei 5 kartų. Ačiū. Jūs ten pasakot DNR, aš ištariu padažą ir pažadą. Visi žengiam savo žingsnių per gyvenimą. Ačiū. Tai šito tikrai nesupysiu. Jonui, Arnui, ačiū Daugelienį, Lukui, Miškomiau, sužeistam santechnikui, Vaidutį kreipkis į ligoninę, jeigu sužeistas esi, Poligonui, Urtai, vienas alaus, alkotesteris nepagaus. Amen, brother. C diskas, geriausi gabalai, aplankas. Ai, toliau žinok nesimato. Oi, Rūri. Bohemai, Ruoniui, Arūnui, Eimantai. Update'as. Update'as, okay, what the fuck. Arūnui, Eimantai, Laureckiui, Migliai, Pauliui, Lechui, Adgarui, Udrai, Kudrai, Bakariai, Urtai, G, Nepraustam Prūsui, Aurimui, Ladukytei, Andralitai, AXMTSKS, Tetredrui, Martynui, Neringai, Oskarui, Romanovai, Žygimantui, Duke Silver, Ofuskatoriui, BB, Gedžiai, Neringai, Odoilui Kiečiausiam, Valerijai, Meškėnui ant ratų, Stalinui, Putino šiknoj, nei tam, ačiū, tikrai nėra. Sodo kaimynui, kuris bonkas slepia elektros skydiniai. Labai įdomus būdas pranešti, kad aš žinau. Jo. Ant visos Lietuvos.
Baniui, Egliai Marinai, Editai tai pačiai, Aurelijai Penislavai, Makštučiui, Arūnui, Radioaktyviai Dešreliai, Giedriai, vėlgi 2 skirtingi žmonės, Benediktai, Mindaugui, Skustai, Putkos Plikiai, Gabrieliai, Mikadžiui, Elgimansui, Dūdimansui, Didžiai, MTV, Arnui, Egliai, Monikai, Artūrui, Kiprui, jei ne uogos ir nenuogos, dzūkų mergos būtų grybai. Ačiū tau. Pašautai Varnai, Kestučiui, Žanai Baklai, Deivui Elfui, Manda Voškiai, mano vaikų motinai, okay. Martinui, Vėjūniai, Linai, Žakui, fucking Bale, Vanago Vanagiai, Uošvenė Siaubui, Gabijai, Majorui Tomui, Irmantui, Rasai, Vanago Vanagiai. Taip. Gabijai, Sandrai, Lašinėdrai, Kuba Librai su Molotovo prieskoniu, tikiuosi kokteilio, o ne politiko. Smilgos, you do you. You do you šiaip jo. Smilgos, Žilo Antokio Plaukui, Deimantai, vėlgi 2 skirtingi žmonės, Ruteniui, Martynui, Viktorijai, Elenai, Justui, Skrepetai Bedarbiui, Pijui, Ramui, Kuprotam Šiferivagiui, Barškalui, Aivaro Ajos Update'ui, Pant Čika Intended, Čirp, Snape'ui, Monikai, Alidžiai, Besdžiui, Raimundui, Aurelijai, Sigitai, Domui, Artūrui, vienai kojai arčiau grabo, Besdžiui. Alkoholiniam triestainiai. Okay. Aiste, maladės, labai geras sugalvoji. Vienas populiariausių šeštadienio ryto kepinių. Kam nebuvę šiandien? Kam tu šiki Majaki, Justeliui, Mantui, Karpytūniai, Auknevičių Neponui, Arvidai, Meškiai, Urtytai, Išplausim burną, vėlgi ne Urtytai, Savickaitį, Gabrieliui, Marijui, Kanapiniai, Selvinai, Danger, Mirandai, Salvijai, Donatui, Mantui, Atsuktuvui, Tomui, DFGZB, Renatai, Zondų Remontui, Joletai, Venskūnaitai, Kniukiančiai, Katijai prie šeimininko tualete, Oddly Specific, Karolinai, Šuo turi naujus namus, Virginijai, Dėdei Gyčiui, Sypiančiam klaviatūros džiaugsmui, Šainiai, ačiū Šainė. O, Šainiai. Tas žvilgsnis jo, kur Šainiai. Justinai, Džiūgui Šniūrui, Džiungl Šniūrui, atsiprašau. Freudians. Donatai, Skirmantai, aš esu Egliai, Matui, Pankotui, Tomui. Čika. Labai kinginis, aš tuos dažniausiai klausau pagreitintus, kai būnum tas labai... Čika. Čia reikia išlaukti. Fantomui, Martynui, Ugniai, Šimikio žydroms akims ir žinoma, kad... O įkvėpę oro, į pavargusius plaučius iškvėpsime didžiausias padėkas. Agentai Varputytai. Kodėl tokia pradžia iškart? Pauliui, Rimai, Justui, Vilmai, Daivai, draugui Mindaugui 26 metai, ieško panelės Kaune. Sėkmės. Šilainiuose, ne? Ne, ištrynė Šilainis. Praplėtė savo geografijos šiek tiek. Tinderą tą, žinai. Svarbiausia adaptuotis. Žmogui, kurio žmona vis dar neleidžia pirkti sodybos, pakalbėkit. Jo. Sturgeliui, Saidai, Deivui, Indrai, Pramuštgalviui, Rimantui, Tomai, Auje, Čika. Nebėra ką sakyti. Visą darbą padarė. Justinui Rukšmyžai. Įdomu. Rukšmyžai, atsiprašau. Taip. Lukui, tuščiai parukavimo vietai į vėlų vakarą. Rokui, Doviliai. Šiaip parkavimo, ne parkavimo. Parukavimo. Ne, tuščiai parkavimo vietai į vėlų vakarą. Gretai, Juozapui, Super Mario, Partizanui, Bailio anonimui, Martynui, Mantui, Justui, Ryžo mamai Agniai, Dietlavo Meškutėms, Mindaugui, Birutei, neskleiskit čia erekcijų, Rūtai Žaliai, Evaldui, personaliam Jėzui, pardaviau Askoną! Jėzai! Pinigai Blue Yellow sąskaitoje, telefonas 1482. Nice. Košmarų Kūrui, Ugniai, Ovidijui, Ausies Skausmui, Tadui, pirk Mazdą, kur stovi Askona. Taip nedaug prasilenkia. Ramūnui Pievai, Zabirkai, daktarui Dėdei Meškai, Irmantai, Vieciniam, Mišigo, Laura Lapui, Elvinai, Žydrūnui, Krapui, Tardantų, Sonatai, Behemoth on Diet, Baronas Number 1, Linui, debiliukų savų lytai, kuri nušvito, Ibrisiui, Pasaulio Bambai, Kamiliai, Aušriniai, Arminui, Nedui, Pauliui, Indrai, Lunchbox, Ignui, kvepiančiam močiutės diržui, Ground Control to Major Tom, Lyzai Padlyzai, Karolinai, Peledžiukam, Košmarėliui, Ievai, Ignai, Rimantai, Andriui, komunikabiliam Fuck, so close. Orangutangiukui?
Taip, kaip tu žinojai. Rasai. Organtių gangių. Organtių gang. Rasai, Žilvinai, Doviliai, eks, kurio negali pamiršti. Galadrieliai. Tomui, Mantui. Galadrieliai pati pasirodė čia. Ajo, čika. Kokis Galadrielė, kodėl jis... Ne, paskui buvo Tomas. Tai Tomui, Mantui, Klipatai, Adomui, Meškaugiai, Agronoms, Gedrai, Better Dead Than Red. Apsivožusiam krabui Nekrabų saloje. Dark Sky Ghost. Yeah. Rezidentui, Cicinų ryčiai, Doviliai. Balta lietuvis pas mus atsirado tarp. Cicinų ryčiai, Doviliai, Šiurpiai, tyliai. Masalo ložės valytojai, kurie ieško vyro ir darbo 1482. Proto Pemzos gerbėjai forever. Sisters Slay Queen. Giedriui, visam žmogui litrui. Davidui, Saint Ingrid, Aleksui, Džiugesėliui, Gailiai, Inai, Giedriui, Taduoliui, Gretai su daug emodžių, Knygų drakoniai, Guželiui, Kažinėjai, Andreliui, Navickų džiaugsmui, Pisimantui, Makštučiui su šauktuku. Veteranas. Net šauktuką prasidėjo. Stažas leidė. 3 studijas praėjom su Prisimantu. Čia gal yra vis kitas žmogus, bet tas pats, žinai... Kaip Jamesas Bondas. Jo. Martynui, stalo komendantui. Martynui, stalo komendantui, Dariui, Arnoldui, Barborai, Evelinai C, Pauliai, Ufonautui, Meškutei iš Šveicarijos, Eglinėliui, Vytautui, Povilui, Mykolui, Med.Iniui, Brigitai, Remigijui, neapžiok to, ką negali sukramtyti, Arminas M. Čia citata buvo. Jo. Na. Clever! Bet tie epizodai jau praeityje. Kitas bus, šitas buvo Pellet Cleanseris. Pellet be like. Žinai, užminti ant šuns šūdo, kad paperosų kvapą užmaskuoti. Ainui, Justinui, Erikai, Ingridai, Berbelešės, Jovitai, Tomui, Grigučiui, Grėtai, Giedriui, Eglėms, Dovilėms, IQ kovoms, Agniai, Gerdai, Lauritai, Daivai, Ievai, Andriui, Domina Askona. Tiek nedaug. Kiek interesantų iš tikrųjų. Jo, bet jau visai toks forumas. Bet žinokit, Mazda yra available. Auto plus beware. There's a new player in town. Sheriff in town. Migliai, Ailang, Tomui. Čika. Justinui, Johnny Bravo. Nebus nieko. Nice. Martynui, Rolandui. Thank you very much. Martynui, Rolandui, Džiugui, Linui, Petrui G iš Karkštų, Lapiai, Snapiai, Edvinui, Lukui, Dovydui su I, Rūtai, Robertui, Marijui, Viltei, kada gimtadienis, kasmet. Dažniausiai, jo. Video Panklinui, Povlui, Mantui, Tomui, jūsų kraujospūdžiui, Henrikui, Lincijai, Auritai, Kuzimirai, Politiniai Braškiai, Karliui, Eirimai, Skūri, Pipin. Laimingai Natai, jau su Pemzos marškinėliais, labai gerai. Puikiai. Kunigundai, Mariui, Mikui, Analizų Indeliui, Almai, Vaivai, Nerijui, Aurimui, Mindaugui, Linui, rasit po ciltų Katru klaustukas, Simonai, Gabrieliui, Irmantui, Editai, Gabrieliai, Brėkštančiai, Trydai. Grėsminga. Taip, baugu. Tomui, Giedrai, Arvidui, Rokui, Pauliui, Melitai, CrossFit, Laisvai, čia hashtagas buvo, ir noriu asmeniškai padėkoti pačiam geriausiam Galiorkos barmenui. Viskas. Tomai, prieš atsveikinant, paskutinis dalykas, ką aš pasakysiu apie Vibetus. Prasidėjus, atsimenat, kad minėjau, kad Liudviko 15 paveikslė buvo. Praėjo 100 metų, ne, maždaug. Prasidėjo pramonės revoliucija. Ir tuo metu Šiaurės Anglijos darbininkai Vibetus pradėjo naudoti, kurie buvo beje išvysti medžiokliai, kaip lenktyninius šunis. Ir dėl to jie buvo praminti Poor Man's Horse. Kas yra vargšo arklys. Jo. Ir tuo liko... Vargšo žirgas. Vargšo žirgas. Vargšažirgis. Ir vikruolis vargšažirgis tikriausiai būtų. Biedžirgis. O Dieve. Ačiū. Jo, čia. Ar aš galiu valandą nekvėpuoti? Vienas būdas išsiaiškinti, jo.